Negali. Tu gali sakyti, nu va ten knygų ir ką? Tu kas stovėjai prie tos bežionės, kur evoliucionavo. Nu tu negali, čia tiesiog mes patikėjome, man tas baisiausias dalykas, kai žmogus sako, va taip yra. Sakau, tu patikėjai, kad taip yra. Tu nesupratai, neįmatėjai. Nebūsi milijonierius, kadangi milijonieriais netampama, gimstama ir taip toliau. Yeah. Kaip koks nors patarimas, žinai, bent jo keli, kaip auginti vaikus, kad nenukarpyti to, bet ir neduoti tokios pačios laisvės, kad anarchija būtų. Žinai, pas mane visada buvo ašaras ir aš visada gaudavau dvejtos, kada reikėdavo mokintis eilėraščius. Ir man visada sakydavo, kad pas mane prasta atmintis. Bet aš nuo vaikystės labai mylėjau kiną ir aš galėjau pasakyti, kelintų metų filmas, kas vaidino, tas, kuriuose filmuose kitur vaidino. Taip. Bet pagal sistemą aš neturėjau atminties. Taip. Nu, pirmam lygiai tu gali vogti, apgauti, toks, nu, ten jau tu ne įstatymai, tu ten jau išmokai vairuoti automobilį, skaityti, tu keli karjeros laiptais. Toliau yra kur kilti, yra. Kiti, jeigu nekyla, kas jiem? Depresijos, prasigeria, meilužės, lygos, pinigai, nu ir žlunga. Kitas, jeigu kyla į viršų, jisai ateina, sako, ne, aš darysiu ne tai, kas socialiai atsakingų būti, daug uždirbti, karjerą. Aš noriu daryti tai, kas man suteikia džiaugsmą. Aš noriu būti laimingas. Sveiki draugai, pristatau Jums podcastą su Jevgenijum. Kaip aš su juo susipažinau, kaip mes sutarėm būtent dėl šito podcasto, jūs sužinosit būtent jo metu. O dabar dar kartą norėčiau Jums priminti, kad savo komentaruose Jūs paliktumėt žmogaus vardą, pavardę, su kurio Jūsų manymu man būtų įdomu padaryti podcastą, nes būtent taip aš sužinojau apie tą patį Jevgenijų Černyš. Beje, pagrindinis mūsų šio podcasto rėmėjas yra mano draugo autoplovykla, tai yra Power Wash. Žmogus dabar dirba ant savęs, dirba nemėžėje, taip kad jeigu tenais kažkur netoliese gyvenat, norit kokybiškai ir už gerą kainą nusiplauti automobilį, būtinai nuvažiuokit tenais, tikrai kokybiškai ir gerai atlieka savo darbą. Na ir aišku, dar vienas rėmėjas, tai mes esam patys, tai yra mūsų parduotuvė, randasi kuri Mindaugo gatvėje 25, maisto papildai, taip pat mes vedame įvairius seminarus, sporto tema, motyvacijos tema, sudarom sporto mitybos programas, tiesiog užeikite mūsų puslapį zizas.lt ir viską jūs sužinosit. O dabar labai trumpai ir aiškiai, gero jums žiūrėjimo, draugai. Technologijos mane tai žavė, bet žmonės irgi, aš labai tą visą domiuosi, žinai, nuo aplamai perspektyvą, tom vizijom, tai žmonės, kurie neaugs, tai bus atskirtis didės, nes robotai keičia žmonės, pas jų broko nėra. Žinai, efektyvumas didžiulis, žinai, mokėt mažiau. Žmogus, jeigu neaugs, nemokės valdyti tų robotų, kurti jų, kažką daryti, realizuoti potencialą. Kai jis sakys, aš tik ten dirbsiu rankom, tai viskas. Šakis. Žinai, tu šiandien pradėjai pasakoti ir žmonės galvoja, kokie robotai nafik, bet jie neįsivaizduoja, kad pas Google, tas jo kampusas, tai čia tarsi toks nedidelis miestas. Aš žinau, ten ir automobiliai patys važinėja, ten robotizuota viskas, ten absoliučiai viską jie daro. Aš noriu kitą savaitę skristi iš štatus. Los Andželai, Google, nueiti visur, YouTube, visur, žinai, žiūrėsim, kai vyks, dabar bilietų žiūrim. Laikas toks šiek tiek yra, todėl prašiau, žinai, kad kol Lietuvoje, nes gali būti, kad kokį antradienį Londoną ir kokį penktadienį skrisiu irgi Los Andželą, Miami irgi, nes, pasimotyvuoti, žinai, ir kitoks. Aš nebuvęs, draugas buvęs, sakė, kitoks pasaulis, žinai, kitoks. Galimybės, viskas, žinai, viskas kitaip, sako, žmonės sukasi, jis tokį startupą daro, irgi nori mano paprašyti, sako, gal norėsit, pristatys man ten, įdomiai, sakau, bet su Amerika startupas, tai, žinai, ten... Aš manau, kad mes tiesiog taip, žinai, galvojam, kad kas čia mes tokie, žinai, lietuviai. Pasižiūrėk, blemba, esame sukūrę. Tas pats, visada užkenta tą programėlę, kuri redaguoja nuotraukas internete. Pixelmator, ar kaip jinai vadinasi? Lietuvių sukurta. Blemba, visas pasaulis naudojasi online. Taip. Čia mes galvojam, aš tik įsivaizduoju, kad mes niekam nereikalingi, kad mes maži esame. Ne, tai ne dėl esminių savybių, bet dėl to, kad tiesiog, kad, kai tu esi čia, aš pažinau savo mokymais, kad aš turiu lubas. Aš nesu naivus žmogus, kuris, aš turbūt kaip 2 milijonai žmonių, aš negaliu pravesti 100 000 žmonių. 2 milijonai. Jo, 2 milijonai, taip. Aš taip, žinai, čia neaišku kiek, bet tegul būna 3, nes pas mane online, tegul būna, tai yra Amerikos 700 000 gyvena su visais, kas migravo, 300 000. Anglija 700, taip, didžiausia šalis pagal migraciją. Taip, bet aišku, čia yra pokoreo laikas ir taip toliau. Tai realiai, išvykę kokį gal dar ten. Aišku, tai jau vaikai gimė, bet, bet žinai, skaito atseit lietuviai, žinai. Tai, tegul būna 3 milijonai, tegul būna 4. Bet vis tiek, tai yra lubos, aš negaliu 100 000, aš neku mokamus. Taip, tai kad žiūri, tai čia, žinai, žiūrės. Čia tu peržiūrų, čia nepaskaičiuosi. Bet aš neku realiai, kad pravesti žmogų. Tai, tiesiog aš, nes kas procentas. Ir aš jaučiu, kad mes jau per šios metus pasieksim lubas iš esmės. Ta, ką galim pravesti, pas mus brangiausi individualūs mokymai, tokie privatus, tai ne coachingas, ne kažkur grupė, o grinai tokie, kad būtų. Tai mes pasieksime viskas. Tai yra tam tikras procentas. Aš skaičiuoju, pavyzdžiui, tą patį Rusijai.
Tai pas mane dabar, jeigu kad pasiekti, pas mane būtų taip, pas mane būtų procentaliai, nes Rusijoje yra, rusakalbių yra 400 milijonų, rusiška rinka, aišku, iš jų ten gal Moskva, tik tai Piteris, mažai kas. Tai daugint reikia iš 200. Pajamas, peržiūras, taip toliau. Tai pagalvoji, tai 200. Tai aš įeinu 3 metus užimu tą ir ta pati sistema. Mentalitetas skiriasi, aišku, tai visi viską žino, bet ir pas mus nelengvas mentalitetas. Pas mus irgi visi viską žino. Pas mus tik torintai, jau irgi knygą savo radau torintose kažkas jau, žinai, kėlė. Tai, taip yra. Išėmė iš torintų? Ne. Neprašai? Mano vizija, man niekada pinigai nemotivavo, žinai. Kas norės nusipirks, sakė. Jo, tiesiog, žinai, čia aš palieku ir žmogų, aišku, spręsti šiek tiek jo sąžinės reikalais, pats auga, kai jisai nieko netiduoda, jis gauna minimaliai, žinai, kai našaram nevertini, žinai, ezoteriniai dalykai. Ir antras dalykas, šiek tiek kažkiek prisižiūriu, man čia siūlė, išpatentuoti, taip toliau, aš sakau, Dieve man, jeigu įmat ir naudojat, tai padeda, tai... Bet žiūrėk, aš neįsivaizduoju, kaip galima skaityti knygą per monitoriaus ekraną, taigi blemba akis, man atrodo, išbadysi, na. Ne, žinok, pripranti, žinok, aš man tai... O be, kiek girdėjau, iš knygų beveik neįmanoma užsidirbti, tiesa ar ne? Jo, faktas. Taip. Ta prasme, į nulį išeisi čia ir viskas. Ai, nemanau, kad į nulį net išeisi. Ta prasme, net investicija ir viskas? Jo, jeigu žiūrėti laiką, nes negali, yra infliacija, yra laikas, yra vis tiek pastangos, yra kažkoks žmogus tom užsiema. Mes pataikę buvom, mano ta pirma knyga į 10-tuką topo, žinai, kad perkamiausių. Kaip vadinasi knyga? Aš padariau tai. Tai nepaėmiau, nieko, bus proga gal susitikti kitą kartą. Tai ir topas ir taip toliau. Vėlgi, mano sudėtinga knyga, nors jinai tokia motyvacinė, daugiau tokia, kad idėjos, ką aš padariau, aš padariau tai, kad aš ištrukau iš to viso rato, žinai, pradėjau valdyti savo gyvenimą, supratai tos visus dėsnius, kaip ir viskas aišku, ir toliau tu jau eini, žinai, suvokęs, kaip čia viskas vyksta. O žmonės dažniausiai, ką, nesupranta. Tai ką, skaito ką, maistas, kelionės, tai kas suteikia emociją, jausmą, viskas. Tiesiog, žinai, koncertas, kodėl koncertas susirinka ten 100 000 žmonių, bet tai kočingai 100 000 nesurinksi, kodėl, nes ten reikia keistis. O čia kaip... Tai yra sunku, čia tas pažinai su video, aš irgi mastau, kodėl, pavyzdžiui, neiššauna, žinai, mano kanalas, kodėl neiššauna tokie video, žinai, 1000-2000 peržiūrų. Būna darėm N seminarų, tiesiog kočinais pasistatėm lentą, žinai, su sporto medicinos daktaru, apie virškinimą, AIKZ, kaip, žinai, viskas, čia tokia, super informacija, žinai, aš pats tiesiog darydamas tą video, wow, galvoju, tuoj bus 2000 peržiūrų. Taip. Alkoholikas kieša 300 000 peržiūrų. Taip. Come on. Tai yra lengviau. Čia, žinai, yra daug kas, aš kai vedžiau vaikam radio laidą, tai irgi klausia, kodėl, sako, pavyzdžiui, sunku augti, o labai lengva nukristi, degraduoti, sakykime, kai kažkas nesigauna. Taip lengvai nesigauna, bet kai tu nori kažką padaryti, taip sunku, sako, žiūrėk, tau laiptukais kilti yra sunkiau negu su liftu leistis. Taip pat ir yra negatyvas, tas pyktis, tai yra lengviau, nes tai yra, tu žemyn krenti, kris visą lengviau, o į viršų. Žinai, ir gaunasi, kad žmonės daugiau reaguoja, tai žiniasklaidai, tas visus ir taip toliau, bet man patiko Steve Jobso knygui parašyta, neprisimenu, kokį 10 perskaičiau, rekomenduoju, jeigu kažkas verslų užsiema, tai iš esmės manau, kad nelabai yra apie verslą realių knygų, bet čia vėlgi... Bet ar jisai buvo verslininkas, jis vizionierius buvo? Ten biškai kitaip, aš analizavęs labai stipriai, bet ten yra istorija, jeigu moki mokintis, čia yra pagrindinė savybė turi būti žmogus, išmokti mokintis. Ir pasinėt yra citata, kad pas mus yra tokia, kad aš būtent galiu pasiekti daug, nes aš moku mokintis. Tai yra pats ir aš galiu iš bet ko išmokti. O kiti dažniausiai sako, pasakyk, ką man padaryti. Tai yra niekur veda. Tai čia tą patį, ką mums sakė, sėdėti, išmokai eilėraštį, visą tą ir taip toliau. Bardakas. Ir kur mes atėjom? Taip niekur. Nes mūsų nemokino mąstyti, mūsų nemokino kurti, išreikšti, suprasti save. Niekas neklausė. Ir aš būna kaip seminarą vedu, užduodu klausimą ir dabar pačiam galiu užduoti klausimą. Ir irgi užduoti klausimą. Kada jūs klausėte kas nors, kada jūs jaučiatės laimingi? Žinai, mes kada darėm video su Ramūnu Puška, žinai, tai labai panašiai buvo. Ir aš, tiesą sakant, aš ir tada pasakiau tokį, turbūt aš kol kas dar nesu niekada laimingas, nes aš žinau, kad dabar darom video. Bet ar klausė kas nors iš išorės? Ar klausė? Kada ne, klausė, ar esi laimingas. Bet taip, kada tai ne. Todėl, kad tai klausė, kada tu jautiesi laimingas, tai reiškia, aš noriu padidinti tavo laimės, daugiau duoti. Nežinai, kaip tu, pavyzdžiui, moterį myli ir tu sakai, kas tave padaro laimingesnį, tu domiesi, gėlės, rožės, ugut, žinai, ramunėlės, ne, tiesiog tai nori padaryti. Realiai, pažiūrime per visą gyvenimą, kiek pas mus artimieji, šeima, mes juos mylim, viskas ok, bet mes net auklėti, mes nesidomėm, kas yra kitam žmogui gerai, nes pagauni mintį, aš klausiu, sėdi 500 žmonių, sakau, kada kas jūs paklausė, nors kartą,
Kas nors, kada nors gyvenimas sėdėt 50 metų, 60 metų žmonės. Kada jūs jaučiatės laimingi? Ir tyla. Ir visada tyla. Gali paklausti, ar tu laimingas, bet ne. Kada tu jautiesi, tai yra su tą intencija, kad aš galbūt tau padėsiu tapti dar laimingesniu. Ir būna švokas žmonės, sako, tai kaip mane niekas nemyli. Ne, tokia sistema. Niekas nesirūpina. Bet atsakymas į kada tu esi laimingas, tai galėtų būti, pavyzdžiui, aš esu laimingas tada, kai tu man, pavyzdžiui, padarai pusryčius. Toks atsakymas turi. Jo, gali būti taip. Kada tu išneši šiukšlės, kažkam labai suteikia prasmės, kitam ten nuperka kailinius, kitai. Vyrui, nežinau, man išklauso mane, atlaiko mane, žinai, mano visas nesąmonė, žinai, tai yra, vertė didžiulė, man yra gerai, nes kiti sakys, Dieve. Aš jaučiuosi, kad reiškia mane myli. Tai čia kiekvienam savybė yra. Tai ir teoriškai tu gauni tokią informaciją, kad jeigu norėsi padaryti žmogui tam gerą, tai jau žinai, ką reikėtų padaryti. Iš esmės. Taip. Čia ne metodologija, bet čia toks, kaip žinai, sužadinimas tos sielos, kad, nieko savo, tai kaip aš gyvenu, kokiam aš pasauliu gyvenu. Ir pradeda tada klausti, grįžta namo, tada visi iš to seminaro klausia, vaikeli, o kada tu jautiesi laimingas? Mama, kas tu atsitiko, kur tu buvai, kokia sekta, žinai, kažkas pripasakoja, žinai, Antys, sakys, nerimtai, o kam tau? O kam man iš tikrųjų? Pamiršau Eugenijos paklausti, kam? Žinai, aš juokauju, bet čia tiesiog nėra blogų žmonių, nėra blogos aplinkos, tiesiog taip yra. Ir dabar ko mes turime ką padaryti? Pripažinti, kas yra pas mus čia ir pripažinti, ko mes norime. Ir toliau ieškoti instrumentų, kaip tai pasiekti. Viskas. O mes pripažinti negalim. Bet mes negalim, ir aš pats turbūt dar nežinau, žinai, ką aš noriu gyvenime daryti. Kaip tai padaryti, kaip sužinoti? Bandyti? Visose sferose? Ne, tačiau, kad ne. Bandyti, gyvenimo neužteks. Tai va. Ne. Tai kur aš 45 šalis apkeliavęs, aš ten įmonių verslų, aš ko tik nedaręs. Aš sakau, lengviau būtų pasakyti, kom neprekiavęs. Papildais neprekiavęs. Bet kava, ten duona, maistų, vandenių, gamyba. Dieve mano, tai ko nori? Parduotuvę maisto turėjau Kaune, bet aišku, tada nebuvo tų papildų iš vis turbūt Lietuvoje. Senai buvo. Iš tikrųjų, nemanau, kad yra prasmės kažkoks suradimas. Aš manau, kad mes prasmę susikuriam patys. Tai yra, aš nusprendžiu, kad yra prasmė kažkokią tai daryti. Pavyzdžiui, mokymus, ar pas patį kažkokią tai coaching, ar tai tavo produktai, tarkim, tai yra prasmė tau, kad žmonės ten sveikai maitintųsi, sportuotų. Tau tai yra suteikia gyvenimo prasmės. Pas mus yra tas iliuzija, toks pažadas, žinai, kad aš surasiu prasmę, surasiu pašaukimą, toks vaizdas, kad atėjau sėdžiu. Tai yra neįmanoma, tai kaip kelias. Ir čia vėl gaunasi taip, kai kuo daugiau gilinėsi į mišką, aišku, tuo daugiau suvokė. Man tai palengvina labai gyvenimą. Kitiems atrodo, aišku, bus sudėtinga, Evgenijau, kiek tu žinai, tu čia ir čia, žinai. Kiti sako, būk čia ir dabar laimingas šią akimirką, kaip ir tiesa. Bet tai kas tada būna? Tada sėdi tam vieno kambario bute, bendrike, valgai makaronus, dirbi už 200 eurų, taip čia ir dabar. Ne, taip nenoriu, toliau gerai, siek kažko. Žinai, fainai, aš jau čia kažką duoti, kažką padaryti už žmonių, taip, laimingas pats tapi, taip, duodi, uždirbi, bet kitas įnyksta į vėl materialumą, į pinigus. Jo, padaro, pinigai yra tiesiog tampa tikslu, jis jau nežiūri, kad ar tas produktas geras, ar ten tai mokymai faini, jis, dabar visi vaikšto į seminarus, vesti į seminarus. Daugybė yra žmonių, kurie taip daro, jie ieško tik tai kokią galimybę užsidirbti, jie pasimeta. Blogai, ir siaurinti. Tas filosofinis akmuo, tai jis yra auksinis viduriukas, kaip tu balansuoji. Visą laiką neša, mane taip pat nešioja. Žinai, aš negaliu mokymų paskleisti, jeigu aš jų nepardavinėsiu. Nėra galimybės reklamuotis, daryti, išlaikyti ofisą, komandą, ten taip toliau. Reikia pinigų. Toliau, man nesinori kaip žmogui, tokiam pinigai nėra tikslas, aš norisi man tavo tai nemokamą dalinimą. Bet aš tada, ir mane tai tą traukia, aš neturiu, krenta galimybės tai į pasaulį duoti, ne aš tada einu ten, ir mane taso pastovi taip pat. Ir aš bandu tą auksinį viduriuką, žinai, paieška. Išeina pagauti viduriuką? Ko, žinau, taip. Laikas nuo laiko turbūt. Tokia nėra tokia, kad būsina plaukiu, žinai, tiesiog. Tiesiog aš manau, kad reikia žiūrėti rezultatą. Kad yra adekvačiai statai tikslus, visumą, ta koncepcija, žinai, sveikata, santykiai, pinigai, realizacija, nauda žmonėms, žinai, dėkingumas žmonių, pats laimingas, žinai, kokius tavo, ar tu augi kaip asmenybė, yra daug tokių, žinai, kaip faktorių, tokių, kaip, žinai, kaip automobilis, negali pasakyti, faras šviečia, važiuojam, tai padangos, kūras, tepalas, ten šildymas, žinai, diržas, ten žibintai, daug faktorių, tada tu visumą gauni. Taip, tai aš analizuoju, ką padaro žmogų laimingą. Vienas ten koks nors gyvena miške, valgo pomidorus pačius išaugintus, arkliuko joja, aš ten darnoje, žinai, nauda kokia iš to jam, žmogui, jo šeimai, pavyzdžiui, vaikai sako, aš noriu studijuoti Yale'e, pavyzdžiui, arba ten Stanford'e.
oi, tu ką, būk čia, nu, aš noriu, nu, aš tokia atėjau, tokia siela, atėjau man ir aš noriu. Aš sakau, ne, nu tai jis yra šliaužė iš to kaimo, kažkur tai didmiestį, žinai, atvažiavo mano mama iš Briansko srities, jinai atvažiavo 18 metų, 7 vaikų šeimoje, jinai kažkaip susigalvojo, užsinorėjo, atvažiavo kažkokią Lietuvą, kažkokią Kauną, susipažino su tėvu mokykloje, klasėje atėjo ten sėdant už jo suolo ten, kur, žinai. Ir kalbos nemokėjo, ir kažkodėl, o kitos, pavyzdžiui, vaikai liko kaime. O kaip dabar, nes mes skirtingi, vidus norai skirtingi. Ir aš įsianalizavau, aš vedu vis prie to temos, kaip suprasti tą pašaukimą, aš visą prie tą patį. Klausyti savo norų. 100%. Nu, žinok, o tai, ką aš galėčiau pasakyti 100, aš niekada negaliu garantuoti nieko. Nu. Tai yra klausyti savo norų. Visi, kas ką nors pasiekė, tas Steve Jobsas, jis iki išprotėjimo norėjo padaryti, ką jis nori padaryti. Viskas. Kad tai klausai svetimų, nusivizduoju dabar, tu mane paklausai, koks mano pašaukimas? Tai jeigu pats tu nežinai pats apie save, tai kaip aš galiu žinoti? Tas niekada nesakys. Įmanoma. Koks nori bioenergetikas, ezoterikas, kaip? Čia yra nonsensas, eit kažkur pasakyk, tu turbūt viską žinai. Nu ką, nu nesąmonė, nu tai kaip gali įlysti tavo ten skūrą, ne kaip. Vat ieškoti metodologų, technikų, kaip tau pažinti save, jo, vis daugiau suprasti, vis daugiau kažkur nueiti. O, tai puiku. Tai puiku. Čia aišku, irgi galima suklysti, tinkamą, netinkamą surasti, mentorių, ne? Mokytoją, kodėl sakau, man yra pirminis dalykas, tai yra mokėti mokintis. Nes mes ieškom gero gūrų, jo, gero biznio. Ne, koks skirtumas, koks biznis, aš galiu bet ką pardavinėti. Tiesiog mano toks pašaukimas, kad, nu, pasirodo. Aš pats norėčiau turbūt daugiausiai, turbūt va čia su tai, man ateina ir man selė ateista. Ką čia galim padaryti, kaip parduoti, žinai kaip pat, bet čia kadangi mano protas, o pašaukimas mano mokyti žmonės. Ir man kaip kauniečių, aš gimęs Kaune, išaugęs, man labai sunku buvo, tai buvo labai sudėtinga. Labai sudėtinga patikėti, kad mano toks pašaukimas. Labai sudėtinga. Nu, žinai, vyras, taigi šaibos, biznis, normaliai. Mane laužė stipriai, nu pats save, aš priešinausi realiai, žmonės realiai privertė mane tai. Jie kažkaip susirasdavo mane, aš vieną padedu vienam, padedu kitam, ateina koks kaimynas iš viršaus, kaimynas iš kito namo, paskui sako, davai mes organizuojam tos seminarus, sako, aš ten pasakosiu. Nu, bet tu tiek žinai, tu tiek visko. Nu, davai, tai aš pirmą seminarą man suorganizavo, tai aš atėjau rankos į kišenės, sakau, nu, tai tokia žiūri mane. Tuo prasme mes atėjom pas jūs, sakau, tai klauskit, tai kalbėkit, sakau, ką kalbėti. Nu, aš nežinau, aš niekada neužsimokinau. Rotarystės, ten psichologijos, ten knygas, aišku, skaitydavo. Man tai įdomu buvo, ten knygų perskaitys, nežinau, tai 10 000. Bet taip, tas pats pas patį buvo čia, Žilinas Butkevičius, jo, irgi jis mano draugas, jis pas mane mokinosi tų ezoterinių tokių dalykų su Arnu. Bet jisai buvo tas žmogus, kuris privertė mane rašyti pirmą video. O jo tokia energija, kaip ir mano, žinai, tokia panašiai. Ir jisai man skambina, Evgenijau, aš dabar atvažiuoju. Aš atvažiuoju dabar, tu įrašysi video, sakau, klausyk, nu gerai, jis paskambino, nu. Ir jis mane taip užbombardavo, kad aš sėdu į mašiną, važiuoju ir rašysiu, klausyk, kad stok, aš įrašysiu. Ir aš įrašiau vieną video, žiūriu, kad nebaisu, žinai. Antrą, trečią, tai pašlo. Bet dabar jautiesi iš vis. Nu, taip. Kas yra kamera, kas taip, nu tai čia, čia labai geras pavyzdys visiems kitiems, kas bijo, kad iš tikrųjų nebijokite, tiesiog jūs bijote to, ko nežinot. Mesgi bijom to, ko mes nežinom. Taip, nežinom, kaip sureaguos žmonės, kaip aš elgsiuos. Taip, tu bijai pradėti verslą, ko tu bijai? Oi, nu žinai, bet tu niekada neturėjai, nepatyrėjai ten jokio skausmo, kaip mirties bijo. Su ko tu ką prisimeni, kad tu miręs? Taip. Tai ko tu bijai? Tai gal kaip tik mirs ir orgazmas tam bus, bet dvasinis. Įskridai, galvo, galėjau senai mirti. Nu galigi tai būti. Gali. Tai, nu čiagi. Todėl... Matai, su mirtimi tai mums yra įskiepyta, jeigu kažkas tiki Dievu, tai yra įskiepyta, kad jeigu buvai blogas žmogus, tai neva būsi pragare. O, taip. Tai čia dėl to daug kas bijo tikėti Dievą, nes reikės pakeisti visą gyvenimo koncepciją, suprasti, kad ten, kur apgavau, kalbėjau blogai, galvojau, linkėjau mirties ir taip toliau, nu mes visi tokie buvom, vaikystė ypatingai, net to, kad nusižudysiu ten, ką nors dar, kad tėvai paskui bus jiems, kai man šokoladuko nepirkt, ne? Taip. Nu, kaip pavyzdys. Vaikystėje tokių dalykų būdavo, tai reikės pakeisti visą koncepciją, visą. Bet vis vien galima daryti blogį, jeigu tu po to nueisi, pasipasakosi ir tau atleis, taip. Ja, čia mano metodologija irgi aš yra, kaip, pavyzdžiui, valyti mintis, ten žodžius, ten savo vidinę būseną sutvarkyti, kad ją valdyti. Tai irgi būna taip, kad veidmainystė įsijungia, žinai, eisiu apkeiksiu, o paskui atsiprašysiu. Tai va. Ne, nu čia aišku veidmainystė, tai už tai daugiau baudžiama, sakykime taip. Nu. Klausyk, kalbant apie darbą, žinai, tu labai gerai pasakei, kad bandėjai tą kitą sferą, bet dažniausiai žmonės galvoja apie finansus, nes, nu, iš tikrųjų, tokia jau pas mus, bent jau Lietuvoje, žinai, aš taip įsivaizduoju situaciją, kad, nu, norisi daugiau uždirbti, nes normaliai uždirbti, pavyzdžiui, jeigu pas mus būtų minimumas, pavyzdžiui, kaip pas tuos pačius vokiečius, mes galėtumėm sau leisti žymiai daugiau. Nu, aš kaip visą vieną labai paprastą pavyzdį sakau, pavyzdžiui, pas mus
Tas pats, pavyzdžiui, iPhone'as kainuoja ten 3 atlyginimus minimalius arba 2,5, ne? Vokietis gali už vieną savo minimalų atlyginimą supirkti tiek telefonų, žinai. Taip. Tai gaunasi mes N kartų, žinai, blogai gyvenam, blogiau. Bet pas mus priimtina kažkodėl galvoti ir ieškotis darbo ne tai, ką tu norėtum nuveikti, o tai, kur visų pirma tave priims ir dar, kad mokėt pinigų. Kaip pakeista mąstysena, kad ieškotis darbo pagal tai, ką tu norėtum daryti. Nes jeigu man mokės štuką, ką reikės daryti? Pofik, ką reikės daryti, aš dirbsiu, žinai. Taip. O kaip tą mąstyseną pakeisti? Nes tada prasideda blemba pirmadienis, tekinčio pirmadienio. Kiek laiko turime mes? Nes nori įsiduoti kažką žiūrovom, kad sineštų galėtų pritaikyti. Žinai. Nes aš visada su verslu susijęs buvau. Nuo 16 metų aš jau ten savo automobilį norisi, pas merginas važinėti ir taip toliau. Tai jau ten eini, kad nors suky darai, dar buvo Tarybų sąjunga tas lūžis, aš 74 gimimo, tai daug visko, tai ir žinau visus tos dalykus. Bet... 74 metų? Taip. Ką tu valgai? Papildų nevalgau. Tai toksai, svarbus dalykas toksai, kad aš nenoriu net patarti kažkokį tai duoti instrumentų, taisyti tą situaciją, kuri dabar yra. Tai yra blogai, reikia grįžti į pradžią. Pavyzdžiui, pradžia gali būti tokia. Kai buvo 6-7 metai pačiam man, bet kokiam žmogui, mes žinojame tiksliai, ko norim tapti. Žinojame iš esmės. Turim tai žinojau, aš tai... Aš Supermanu norėjau būti. Aš į kosmosą norėjau skristi. Palauk, bet tu žinojai, žiūrėk. Supermanu prisimenu tą paveikslą, dabar kabo brangiausia nutapė man Supermaną, aišku, be mano veido, tai aš juokiuosi dabar atsikeliu ryte visą laiką, žinai. Tai gaunasi taip, kad mes 6-7 metų tiksliai žinojom. Gerai, čia kažkokie psichologai, jeigu mūsų žiūrės, sakys, tai čia vaikas modeliais auga, jisai mato tą, jis nori būti panašus, bla bla, viskas suprantu aš. Bet principas toksai, kad mes žinojame, kas norim būti. Eidami į 1 klasę mes žinojame, kas būti. 2 klasę jau taip kaip ir, bet kai mes baigėm mokyklą, kas būna? Kom tu nori būti? Kur tu stot nori? Nežinau. Eisiu kur draugai. Tai ką padarė su mumis tie 10 metų? Kad mes jau nebežinom, ko norim. Tai va čia problema. Jie reikia aišku, dabar nereikia griauti mokyklą, žinai, daug yra čia tokių maištininkų, tai tu paim padaryk alternatyvą duok, aš tai pastačiau iš mokyklą. Aš pastačiau iš mokyklo.lt, aš alternatyvą duodu žmonėm. Kiti ten griaut, blogai, palaukite, ką jūs pastatėte. Čia revoliucija, žinai, karą labai lengva padaryti. O ką tu duosi? Nieko nesukūrei. Todėl reikia leistis į tenai, į esmę, žinai. Klaida ką? Klaida pasirinkime profesijos, klaida savęs suvokimo kai žmogaus, klaida aplamai, kam tu čia esi žemėje, žinai, ir iš to pasiekoje išeina tokie dalykai, kad mes išmokstam įgūdžių, diplomų, sertifikatų, plus, kas baisiausia, kad visą tai duoda rezultatą. Ir kai mes gaunam rezultatą, mes sakom, blemba, taigi tai veikia. Tai davai darysim kitai, dar. O tai blogai, veikia daug kas. Šnapsas gal tu kas vakarė geri 3 metus tau veikia, va taip nuotaika, bet po to tau cirozė kepenų. Arba ten dar ką nors narkotikai, žvalus, seksualus, žinai, bet paskui pas tave ten problemos. Ir mes nemąstom ilgalaikį perspektyvą, niekas nemasto, kas bus po 50 metų. Pavyzdžiui, aš mąstau, taip ką aš darysiu po 50 metų. Aš mąstau, po 20. Man visiškai kitaip smegenys veikia. Aš žiūriu 20 metų, man iškart ramiau gyventi čia ir dabar. Aš visiškai kitaip žiūriu viską. Pas ten nėra tokių primityvių kažkokių materialių, ten tikslų tokių, ten namas, būtas, žinai, kaip pas mus tas marketingas, žinai. Ašgi dabar turėčiau pasakyti, aš jau laimingai vedęs, 3 vaikai, namą statau, verslas ten uždirba kažkiek, visi, wow. Tai čia kaip ta knyga viršelė, žinai, taip. Marketingą, pasakyk man, ką aš noriu girdėti. Ir jeigu nuo ten pradėsit koreguoti, tada išsiryškins. Ir aš duosiu instrumentą, kaip tai daryti. Visiems, kas mus matys, yra labai geras instrumentas. Aš daug tokių prikūręs visokių dalykų, kurie padeda keistis. Mes turim suprasti iš vaikystės, nes tai yra švariausias suvokimas, švariausias savęs suvokimas, švariausias noras, dar neužterštas aplinkos, kitų nuomonių, kitų tikslų, kitų svajonių svetimų. Ir tu nori. Ir pavyzdžiui, aš noriu būti Supermanas. Aš pradėjau analizuoti, gilintis, kas tai yra. Tai kažkas aišku sakys, tai aišku, kai vaikas, tai vaikiškai sapnuodavo ten, kadangi grabtuškių neperka tėvai, tai aš ten pro sienas praeisiu, seifą pavoksiu, pripirksiu draugam visiems ir bus fainai. Paprasta. Bet aš paskui giliai supratau, kad tai yra laisvė. Aš turiu būti laisvas. Tai reiškia, skris kur nori ir aš taip gyvenu. Aš iš tikrųjų visada taip gyvendavau, nes tas vidinis noras didžiulis buvo. Aš jeigu dirbdavau samdomo darbo, tai metai, tai čia didžiausias laikotarpis, kai aš dirbdavau, žinai, kažkam. Ir tai ten niekada net nebuvau dirbęs, ten kasininkų pardavėjų, pats nebaigęs 4 universitetus, įstojęs į 4 ir visus metęs, nes nesupratau kam, kaip mane tai nuves, kur aš noriu nueiti.
Ir neturėdamas aukštoji, visur vadovas, visur vadybininkas, vyriausias, tiesiog niekada neteko dirbti. Ir jeigu, pavyzdžiui, pats esi kosmosą norėjai skristi, turi išanalizuoti, kokį tu veiksmą norėjai atlikti, ką tau reiškia. Negaliu sakyti to pačiam, nes tavo suvokimus turi būti transformacija asmeninė. Nes jeigu aš tau pasakysiu tai, tu netransformuosi savęs. O aš pasakysiu kitaip. Jeigu esi daktaras, reiškia, nori galbūt gelbėti žmonės. Taip. Jeigu generolas, reiškia, prisimti atsakomybę už daugybę žmonių. Jeigu verslininkas, tai tarkim keisti pasaulį, kaip pavyzdys, ne? Jeigu ten tapytojas, dainininkas kažkur, tai yra sukelti žmogui teigiamą emociją, pakilėti į kitą lygį. Tiesiog žiūrėkit esmę. Mesgi per protą pradedam suvokti. Jeigu nori žmonės džiuginti, kai žmonės, pažiūrėjau, aš jaučiuosi, aš tai nesijaučiu dėl to, bet kiti jaučiasi laimingi, kai žmonės šypsosi, kaip fainai. Tai yra instrumentai toliau, ar tu nori dainuoti, ar tu nori coachinti, ar tu nori, nežinau, jiems ten kažką daryti, tiesiog reikia ieškoti jau tada instrumentų. Jo, padovanoti, padėti ten, nežinau, ką nori, šokiai ten, bet kas. Tiesiog tada tik po to instrumentą ieškoti. Bet prigimtinį tą dalyką išjausti. Mane džiugina tik tai žmonių transformacija, rezultatas. Jeigu žmonės rezultato neturi, aš nesijaučiu laimingas. Rezultatas tiesiog, kad jų transformacija, pokytis, kad jie sugeba, augti. Man jų tenka tie šypsotųsi, dėkotų ar ką, man iš vis, kaip sak, antakis nepakyla. Man tai nesuteikia džiaugsmų. Kitiems žinau, kad čia nesenai skaičiavau, kad mano mokinių mažiausiai 50 mokina žmonės, ko nedarė kol manęs nesurado ir net negalvojo apie tai daryti. O jie dabar mokina, coachina, ten veda mokymus. Kiek išliks ten iš jų, kiek darys kažkur, čia kitas klausimas. Bet principas toksai, kad jie irgi turi išryškinti tą dalyką. Kodėl? Ir jiems teikia didžiulį džiaugsmą, pavyzdžiui. Ir aš girdėjau iš jų, kad jis sako, jeigu mane sukritikuoja, sako, aš savaitę blogos nuotaikos. Nes jie man tiek svarbu, tai mokymas ne jiems. Jie turi būti daug lengviau gyventi, nes jie priims. Dainininkas dainuoja, ten siunčia, ką jam ten 100 metų. Jis išėjo, scena, jisai wow ir viskas. Mokytojas jisai turi vesti žmogų. O tai yra nelengvas darbas. Tai yra atsakomybė. Tai be abejo, nes mokinti žmogų yra pats, aš išanalizavęs visus dalykus, nes jeigu mes dabar komunikuojam, tarp mūsų nėra nieko, jokio filtro, jokios apsaugos. Jeigu aš prekiauju kavą, tai yra tarp manęs ir tavęs yra kava, jinai kaip filtras veikia. Ir jinai, kava paims ant savęs problemą tavo, pavyzdžiui, neskanytų, kava, išmesi. Bet kaip mes tiesiogiai, tai jeigu aš tavo gyvenimą pagerinu, mano gyvenimas pagerėja. Jeigu aš pabloginu gyvenimą, aš tave kaltinu. Kaltini, mano gyvenimas pablogėja. Čia aš nekalbu apie tai, kad visiems įtik, kaip tu gali visiems geras būti. Taip, bet faktas toksai, kad negali niekas tave pasakyti, kad aš taikiau ir man ten pablogėja. Bet čia kaip reikia augti. Čia kaip, plaukimo treneris, pavyzdžiui. Metodas paralelių yra mano, YouTube, jeigu kažkas žiūrės, pažiūrėkite. Tai yra būtinai, jeigu kažkokios situacijos nesuvokėt, paimkite panašią, bet kurį jums suprantam. Taip. Kaip sako, kaip mokinti? Nėra, sako, trenerių, mokytojų, aš laikau save trenerių saviugdos, su rezultatu. Yra. Kaip yra? Plaukimo treneris. Tu ateini išmokinsit plaukti mane. Jeigu kojas rankas turi, taip, be kojų rankų gali turi išmokinti. Sako, taip. Vairavimo instruktorius gali, rašyti mokytojų gali. Tai kaip nėra? Yra. Tai reiškia, ieškokite tokį patį coacherį, kuris jūs daves. Taip pat. Rimtai. Keičiasi iškart kryptis, ne ką ieškoti. Bet pats coacheris turi būti pasiekęs. Nebūtinai. Geras plaukimo coacheris neturi būti plaukimo čempionu. Šitą labai gerai. Aš turiu atsakymą. Man tai buvo ir aš net rašęs video jaunimui, kad jis neprarastų tų metų mokymuose ir lakstymo, tos nes emocijas sukelia, tu fainas, taigi tu sofkę tokia vadinkime, ne? Reikia įsiaiškinti, kokio žmogus prigimtis, tai sakykime, pašaukimas arba jo specialybė. Užduosiu klausimą. Žinai, Tiger Woodsas yra, kur golfo žaidėjas. Jau pasaulyje numeris 1 turtingas. Norėtum tu pasimokintis golfo? Turbūt, kad ne. Partinka žmogus, žino, ką šneka. Tu norėtum mokintis pas jo trenerį. Taip. Tai dabar treneris moka taip gerai žaisti? Ne. Mokėtų pats žaisti. Taip, todėl mes darom klaidą. Mes einam pas verslininkus, kuris verslininkas, ne mokytojas. Jisai moka verslauti, su juo reikia daryti verslą. Ne pedagogas. O ne eit mokintis. Ir mes susižalojam. Ateini pas kokį ten, nežinau, Richardą Bransoną. O man čia daryti? Let's go, bičias, davai, varyk. Tu, namą pardavai, investavai, bankrutavai, sėdė galvoj, kažkaip ne taip. Tai čia yra, čia matai kaip esmė. O mes visi ieškam vėl instrumentų. Šitas blogas treneris, koncepcija, supratimas gyvenimo. Aš niekada neįsiu, man iš vis nesvarbu, tai nei knygos viršelis, nei jis uždirbęs, neuždirbęs. Aš žiūriu, kaip jis gyvena,
Ant kiek jis myli pasaulį, ant kiek pasideda kvatus, nes būna, žinai, koks nors ten, aš atsidaviau Dievui, man jau nelabai kažkas gerai. Kur vaikai, kur šeima, turi būti tokie, jo, arba aš labai protingas, bet važinėsiu troleibusu, bet mokinu verslo ten, žinai, valdymas. Irgi kažkaip, ne, galiu paklausti, tau troleibusas patinka? Tu nenorėtum savo žmonai kailinių nupirkti, žinai, vaikus norėčiau, tai reiškia, tu negali. Yra žmonių, kurie nereikia daug, poreikia mažai. Jo, tu turi minėti, kad neturėtų Rolls Royce, bet jau važinėtų bent jau automobilį. Taip, tiesiog yra žmonių, kurie poreikia mažai. Pavyzdžiui, Dalai Lama. Įmam visi, oi, koks geras. Pirmas dalykas, pas jį milijardiniai fondai. Nuosavas lėktuvas. Yra viskas. Bet jis išlepėtim su halatu. Kažkas sakys marketingas. Neįsmė, galbūt pasirimtai tokie poreikiai. Yra žmonių, kaip tas Warrenas Buffettas, turtingiausias žmogus pasaulyje, jis važinėja su sena mašina, gyvena name, kurį nupirko už 50 metų. Visi, oi, čia marketingas, jam poreikiai tokie. Todėl čia vėlgi reikia žiūrėti, kokie poreikiai, bet vis tiek visuma pas jį vaikai, pas jį šeima, pas jį žmona, jis normalus, eina bažnyčia, remia, atiduoda 10%. Mes jau susidarom kažkokį tai modelį. Vėlgi, jeigu jums tai tinkamas modelis, jeigu jūs norite taip gyventi, pirmin. Todėl čia ne taip paprasta. Kaip aš dabar paaiškinau, kaip ir paprasta. Bet kai tą nesupranti, tu mėtaisi, tu galvoji, čia tave pas mus, ką aš pastebėjau, ir aš su Rusija, kai susidūriau, aš į Rusiją kokius metus ten irgi vesdavau, žmonės suranda automatiškai kažkaip mane, mes ten net nieko nedarėm, kažkokiais būdais suranda, tai stiprus marketingas, silpnas kontentas. Tai yra turinys, silpnas, tiesiog apie nieką, tu nueini ir tu nieko neįsineši. Todėl mano kursuose aš pirmas 2 savaitės, 3 aš pasakoju visokius įvairius dalykus, tai yra kas trukdo mums suprasti. Pirmą pamoką aš pasakoju, kaip surasti tinkamą mokytoją, nes tai yra esminis dalykas. Ir aš nesakau, aišku, kad aš geras, aš vis sakau, kad turėti ne vieną mokytoją, kad jis subalansuotų. Nes tu padarai autoritetą, kultas ir tu ten, žinai, pagauni mintį, reikia, kad balansuotų. Vienas, nėra, sudėtinga surasti idealų žmogų. Bet principas toks, kad vienas, tarkim, ten versle, kitas santykiuose, kitas ten kūnas, kaip pavyzdys, tu gali tada kažkaip, o ką daryti, tada tu bet tu supranti, kad tu gali tada suklijuoti. Nes verslininkas stums tik tai ant to, kad, pavyzdžiui, finansai. Taip. Kitas sakys, velnio finansus, geriau padaryk savo moterį laimingą, žinai. Taip. Trečias sakys, vaikai. Tiek skersą, būtinai reikia raumenis turėti, kitaip nieko gero nebus. Taip, mitybo ten eina, visi ten čia skaičiuoja kalorijas, tu iš visų taip surinkai, bet tai vėlgi atėjome tą patį, tu turi išmokti mokintis. Ir tada aš žinau, ko reikia man, kur aš noriu nueiti, ir tai man padės. Ir tai dar gali surizikuoti, nepataikyti. O problema, kokią mokymų netu, kažkas galvos gal. Tai nieko tokio, perskaitysi dar knygą. Laikas. Laiko negražinsi. Tu nenupirksi, negražinsi nieko. Nupirk gali, kaip samdai darbuotojus, tu perki jų laiką už pinigus. Bet principas, kad tu negražinsi, jo aš tai kur problema. Tu neini ne tos mokymus ir viskas, tu jau tą laiko neturi. O jeigu dar praktikuoji 5 metus ne tą, o jeigu mokiniesi universitete ne tą 5 metus, eini magistro dar metus? Taip. Todėl dabar keičiasi, todėl daug dvasingumo vadinkime, aš dvasingumo vadinu tavo, daug visokių seminarų, paskaitų, knygų, žinai, visi YouTube ir taip toliau, tas dvasingumas, nes tikras dvasingumas tai yra išmintis vidinė. Materialumas tai yra kūnas, materija namai, maistas, taip toliau, dvasingumas tai yra tas tavo išmintis vidinė. Ir to dvasingumo labai daug dabar, nes žmonės supranta kažkas ne taip. Pas mus mašinos. Dabar, kas dabar mūsų ten žiūrovų, kas žiūri, kas neturi interneto, elektros, šildymo, būto, vandens, karšto, šalto, šaldytuvo, ten indaplų, visi turi. O ko nelaimingi? Tai mes gyvename dabar geriau negu karaliai, nes karaliai ant podo eidavo. Tai palaukit, tai reiškia, ne ten situacija, ne ten viskas, nes ne ten žiūrim, ne ten einam kažkaip taip. O čia yra, lygiai vystimasis, todėl neanalizavus giliai aplamai visatos mastų, visatos, būtent ne Žemės, o visatos, kas vyksta, kokie ciklai, kas yra krizės, kas yra metų laikai, kas yra žmogus, kokio prigimtis, ką jis čia daro, kas yra Dievas, koncepcija Dievo. Ir nepasirinkus tam tikros, čia taip religija tas toks dalykas, bet tam tikros koncepcijos gyvenimą čia Žemėje savo, žmogus pasimetęs. Jisai nežino, jis blaškomas, jisai bando šokinės, jis turi pasirinkti kažkokią tai koncepciją, ką jis čia daro, kas jis yra, kur jis eina, kas jį padaro laimingą, tiesiog aiškinis, analizuoti. Mūsų sistema socialiai, jinai padeda tai. Nes jeigu dabar viską tai uždaryti, žinai, pavyzdžiui, policija, įstatymus, viską išleisti, čia bus chaosas totalus. Voks, prieš žmonės, savo gyvulišką prigimtį iš karto išreikšti. Tai reiškia, mes tokie iš prigimties? Taip. Mes gyvuliai? Taip. Bazė, taip. Todėl mes mes evoliucionavom 10 000 metų. Ir vis vien? Tai jo, kaip į to, tai mes kitaip neišgyvensim.
Nes yra 4 dalykai, kas mes esame. Pirma, tai yra bazinė, tai yra kūnas. Kūnas tai yra maistas, seksas, išgyventi. Mes evoliucionuojam per einam ir tai gal mes ateinam, sakom, kažkaip tu neganai. Tai yra sociali sistema, kur jums padeda. Tai kas tai yra? Mes patenkinam pirmą, valgom, poreikį. Nu, ten yra Maslo piramidė, visi tie dalykai, bet aš šitokie supaprastinu visada, kam kartoti tai, kas ten parašyta. Aš visą rekomenduoju, yra paskaityti. Aš pats kuriu, kaip man daugiau tinka. Ten man biškai per daug. Yra pirma bazinė tokia kaip tu, tas kūnas, paskui tu jauti, kad to neužtenka to. Tu sakai, aha, aš noriu socializuotis. Tai yra karjera, rašyti, skaityti. Nu, pirmam lygiai tu gali vokti, apgauti, toks, nu, ten jau tu ne įstatymai, tu ten jau išmokai vairuoti automobilį, skaityti, tu keli karjeros laiptais. Toliau yra kur kilti, yra. Kiti, jeigu nekyla, kas jiems? Depresijos, prasigeria, meilužės, lygos, pinigai, nu ir žlunga. Kitas, jeigu kyla į viršų, jisai ateina, sako, ne, aš darysiu ne tai, kas socialiai atsakingų būti, daug uždirbti, karjerą, aš noriu daryti tai, kas man suteikia džiaugsmą, aš noriu būti laimingas. Ir jis pernai trečią pakopą savo vystymosi kaip esybės, kaip sielos, jo, ne kūno. Jis pradeda daryti tai, kas jam teikia džiaugsmą. Tai yra užsimti mėgiamą veiklą, iš jos galbūt užsidirbti, tai yra, nu tarkim, toj pozicijoje visi dailininkai, menininkai. Žinai, jie tokie apiplėšę, apai, ten, jisai kaifuoja. Ir toliau ketvirtas yra toksai, tai yra, jau yra savo pašaukimo misija, nes trečiam lygiai tu nori laimės dar. O kai tu pašaukime savo, tu nesieki laimės, tu tiesiog darai tai, ką reikia. Kaip daro prezidentai. Nusiduoju dabar, aš prezidentas, aš jaučiuosi laimingas. Tai aišku, kad ne, tai yra tokia misija, tai yra wow. Tai yra wow, nu čia šiurpuliukai eina, kaip suvok, kokio masto žmogus. Apsiimti atsakomybę žmonių žudimus, privartavimus. Susiduoju, vaikai miršta. Susiduoju kaip čia, žinai, aš vadinu Dievo lygis. Aš, pavyzdžiui, Dievas leidžia vaikų bėgti per gatvę ir patrenk mašiną. Nei vienas iš mūsų čia esantis negalėtų leisti, negalėtume žiūrėti. Mes nemylim taip, mes nesuvokiam tokio, mes bėgtume gelbėti. O Dievas leidžia. O tokia jėga. Kitas tas kaip ir prezidentas, pavyzdžiui, jis siunčia, vaizduoja jaunus vaikinus, kur nors į karą, jie žūsta. Per pusę pasaulio. Jo, žinai, aš neįsivaizduoju tiesiog. Ir reiškia, mūsų įsivystymo lygis toksai, kad mes tą nesuvokiam. Ir todėl tai keturi lygiai. Jo kūnas, sociumas, socializavimas, laimė, gerovė, tai yra vidinė ir pašaukimas misija. Dabar klausimas, kuriam lygiai gyventi? Testas. Kuriam? Tam, iki kurio tu tiesiog nuėjai. Galbūt kažkas nueis iki trečio lygio jau būdamas 20, o galbūt kažkas būdamas 70, taip ir liks antram. Nu jo, arti labai. Visuose keturiuose. Tu turi rūpintis kūnu, seksas, maistas, sportas. Nu, čia bazė. Taip, bet tu negali, nes kiti nueina, pavyzdžiui, ir jie ką daro, jie ten prasigeria, prasinarkomanė, jie išeina į euforiją, pagauni mintį. Kūrė kažką, pavyzdžiui. Taip, ir jie ten išneša ir daug visų, kaip žiūrėkite, Hemingway'us nusišovė, ten koks nors važinėjo LSD, apsivalgęs ten dar kažką, nu tokie, nes jie pakybo ten, jie nesirūpino savo tais visais dalykais. Todėl aš irgi, žinai, aš tą pamatau, analizuoju, man čia neišeina, čia tai kaip, 4. Ir mes einam, aišku, iš pirmo, į viršų. Tai aišku, būna kiti, kaip tu sakai, pats pakimba antram. Socializavimas, karjera, viskas. Tai gerai, šiame gyvenime, jam tai yra, wow, žinai, jis va čia baigęs, ten profesorius, jis ten karjerai, vadovas, ten investavo. Tai viskas puiku. Gal šiame gyvenime to nereikia. Kitame vienas ateis, greit pasieks tą ir jis sakys, ne, kažkas ne taip, aš noriu kažko jausti, kad... O kaip antram jisai gali nejausti, jis dirba darbę, kurie nekenčia. O ką darysi? Nieko tokio, tu į pensiją išėjai, jis gali kentėti. Kai jau pradedi kilti trečią lygį, tu negali kentėti. Tu negali, aš negaliu kentėti. Aš negaliu, jeigu man viskas, aš pavojingas žmogus, aš galiu, pavyzdžiui, kaip dirbi, aš galiu išeiti rytoj iš darbo. Tai mes tave čia, o kaip tu mane pagazdinsi? Nieko tu mane pagazdinsi, man nesvarbu. Pranti, tiesiog aš čia negaliu, nes man svarbiau tai, ką aš jaučiu. Man šiame gyvenime nebuvo taip, kad aš būčiau toks, kad reikia. Aš bandžiau pasiduoti, aišku, įtaką, bet aš negaliu, man viskas. O kiti gali. Bet būna iš karto ir ketvirtam lygmenį žmonės. Motina Terezė? Taip, aišku, taip. Didieji žmonės, kurie iškart pradėjo rašyti, Beethovenas, Mozartas, vienas kurčias, kitas 6 metų, nežino natų ir jis iškart. Taip, ketvirtas lygis, jis reiškia per visus. Bet vėlgi toksai. Bet tu galvoji, Beethovenas kažką kurdamas, jis norėjo padėti žmonėms? Ne, jis pasitriško tą energiją atidavimas, bet kadangi vėlgi tos mokytojų normalių mentorių nebuvo, jis žalojo save kitose sferose, todėl blogai baigė, vėlgi kaip ir visi. Nes ir aš todėl analizuoju tos žmonės didelius, mažus visus. Per mane praeina 10 000 žmonių su jų gyvenimais, istorija, su jų šeimom. Tai ne taip, kad seminaras kažkoks, žinai, ir aš pravedžiu, aš nieko nežinau.
Tai pas mane, žinau visas istorijas, žinai, daugybė žmonių. Stovyklas aš darau labai daug, mes bendraujam, artimai, žinai, ten jie susipažįsta, kas apsiženė, kas įsimylė, daugybė žmonių labai. Yra visiškai kitokių mąstymo žmonės. Tai aš tą ir noriu, mano yra vizija pakeisti, tai yra duoti galimybę Lietuvos žmonėm gyventi kitoj plotmėj. Tai yra kitokia koncepcija gyvenimo susikurti. Tai yra reakcija į įvykius, savo vidinę būseną, tiesiog visiškai kitokia. Aš nesiekiu duoti instrumentų, trūkt plyš, greit, žudbūt, pasiekti kažko, ypatingai pinigų ar kažko. Jeigu jis man įrodys, kad tai iš tikrųjų padarys laimingų, bet kam niekam dar nepavyko, suprantate, pinigai pasiekmė. Pinigai yra instrumentas, viskas, jis daugiau niekam neskirti. Tai yra, kaip, žiūrėk, pas mus pas tai yra energijos, tu ryte atsikeli, pas tai yra energijos. Ką manai? Čia instrumentas, tau daryti kažką. O kiti, žinai, pamedituosiu, cigūnas, ten tai, sakau, tai palauk, tu dabar tą instrumentą padarai tikslą. Iš instrumento tu padarai tikslą gyvenimo, sakau, tai kaip dabar? Viskas, pas tai pradeda viskas berėti kitą. Aš stebiu irgi žmonės. Tai kaip, tu negali tai. Bet tu dienos metu neturi, arba ten, sakykime, kartą į kelias dienas tokios valandos, sakykime, kai tu norėtum atsiplėšti nuo visų, galbūt atsigert kavos tylumoj, pabūti su savim. Nebūna pas tai taip. Aš tai darau dėl kitų, nes aš juos užkankinu visus. Žmonės, žinai, jiems sunku su manim, nes aš daug, pas ne visą laiką eina ir tai man normaliai būsė, nors aš anksčiau galvodavau, kad aš nenormalus. Mangi sako, tai kiek tu gali, tu nusiraminsi, kad nors ar ne. Sako, man jau 22, man 25, man 30. Kas tu yra? Tai kada tu? Ir aš kur nusistoju į linį kartą institutą, visi sako, pagaliau. Normalus būsi. Žinai, pagaliau, aš bats vėl po metų išėjau. Ko tu vėl, žinai, kur nors išvažiuoju kokią šalį. Žinai, vėl kažką, ieškai, ašgi vėl ieškoju ten, išoriai. Emigruot, žmogų pakeist, darbą pakeist. Taigi čia išorė, kaip tu negali surasti tenai. Tu dabar keiti net žmogų, pagalvok, pas mus su žmogum sieja ryšys. Ryšys nėra kūnas. Išskyrus seksą, jo. Tai ryšys, tai dabar jeigu tu pakeisi vieną kūną į kitą, tai koks skirtumas? Tai ryšysgi toks pat, kokią tu sugebėjai priimti ir atiduoti. Tai kam tą kūną keisti? Darbą, kaip pasakykime, ne? Primityvų klausimas. Bet kur tau kokiu metu, kokiose vietose tau dažniausiai atėjo geriausios idėjos? Kažkas sako, duše. Aš, pavyzdžiui, daugiausia turbūt esu savo smegenyse sukūręs visas idėjas, kai vaikštau. Pasivaikščiojimas kažkur centre. Tai čia tavo instrumentas, supratau, jo. Čia puiku. O tau kur? Pavyzdžiui, reikia, man du turbūt. Naujas seminaras. Pavyzdžiui, tokia tema. O kur? Man turbūt 80% idėjų žmonės. Tiesiog jie sako, problema yra, to duosiu sprendimą. Aš galiu sukurti, bet ką, niekas nesupranta to, o dabar mes ten vesime. Tu analizuoji. Taip, man sako, ir aš iškart matau sprendimą. Aš tiesiog automatiškai pas mane, nes aš daug dirbu su savimi, tuos visus ezoterikus, taip toliau visų to praėjęs, aš susivokęs visą tai iššūkęs, tą tokį, žinai, dalyką. Ir man nebereikia, aš transformavausi ir man duoda problemų. Aš be problemos realiai nelabai galiu pasakyti. Sakai, ateik, ką nors papasako, ką? Ko galiu padėti? Ko jūs norit iš manęs, man turit pasakyti, kaip aš dabar paimsiu ir jums permėsiu savo, kad, žaidžia, tau reikia čia pas tave man tai nepatinka, o tu manęs klausai, kas čia per tokia diktatūra, dažnai kas būna. Žiūrėk, visi nori mokinti, aš tavęs neklausiu, man ten būna kas nors, parašo, ne man ten komandai, ačiū Dievui, ačiū jai, kad nefiltruoja, nes kai rašo žmonių visko, tai irgi parašo, pas jūs tas blogai, tas blogai. Aš tas prašiau. Tiesiog pirmas dalykas, čia mano sistema, aš tikrai žinau, kas blogai, bet yra laikas, negali viską padaryti. Tai aišku, aš mėgstu kritiką, nes dėka jos mes augam, bet labai sunku sulaukti konstruktyvios, tai yra iš to žmogaus, kuris didesnis, o jis niekada nekritikuos mažesnio. Jis nelys, aš niekada. Mažesnis jis nori pamokintis ir jaučiasi, bet vėlgi sakau, darykite tai, kodėl ne? Darykite, bet stengiatės konstruktyviai. Ar aš noriu surasti ir ar aš sakau, klausyk, tau tai padėtų, tai tau iškeltų kitą lygį. Tai pažiūrėk, tu tokį pražiopsoji tokių niuansą. Tai iš tai ačiū, bet dažniausiai taip nebūna. Man nepatinka tas, pamokas pas jūs vyksta 8, o man nepatinka 8, o veskit tą. Aš, pavyzdžiui, sujungiu žmonės, padarau įrašą, ten ofisai pas mane, aš paleidžiu kažkokią tai ten reklamą, pravedu jums kokį sekmadienį webinarą, jie man sugeba parašyti, kad 8 man labai vėlai, aš noriu įsimigoti prieš darbą. Suprantate, tai man kainuoja, kad jisai pasiektų ir pamatytų, aš jam padėčiau, kad jis tą valandą būtų, o jisai mato tai. Bet tai čia vėlgi... Čia dažniausiai su mokamais ar nemokamais netgi būna? Su nemokamais tai aš suprantu, dažniausiai... Su nemokamais be abejo, su nemokamais, todėl, bet tu turi daryti, nes kažkiek turi daryti, nepersistink, nes aš nemokamai dirbau 2 metus, tai patys blogiausi metai mano gyvenime tikriausiai. Bet žmonės kitaip reaguoja, ne?
Kai sumoka bent jau tos Tai yra 10 kitokie eurų, žmonės, tai yra ir kitokie. kitokie Tie patys žmonės. neina, kas eina į mokamą, iš esmės pas tave neįsi nemokamą, o kas eina nemokamą, jis neįsi mokamą. Tai yra kitokios plotmės žmonės, tai ne mažesni, ne didesni. Aš kaip testus darau, pas mane prašyta tam, kad žmonės, jeigu visi testai, kur mes matuojame lygių žmonės, neskirti pažeminti ir išaukštinti, o skirti, kad, nu žinai, aš lyginu save su Bill Gatesu, suprantu, kad aš lochas. Tai kam aš tam? Tam, kad suprastų, kad yra kur aukti. Jeigu aš lyginu save su bomžu, tai aš galvosiu, kad aš karalius, o tai ką man, nu taip, tai aš žiūriu, kad yra ir taip ir taip. Viskas, nu, technika, metodika. Tai... Klausyk, Eugenijau, jeigu grįžtant šiek tiek apie asmenį, žinai, aš galbūt nežinau, galbūt čia man vienam buvo, galbūt tik tai mažam procentų visų žmonių, žinai, tai buvo, bet mano, sakykime, taip, visa prigimtis, visos, nu aš nežinau tos prigimties, aišku, būdamas vaikas, visi mano sparnai turbūt buvo nukirpti vaikystėje, žinai. Kai man sakydavo, kad reikia mokytis, būtinai, reikia gerai mokytis, nes būsi valytoju. Po to reikia būtinai mokytis ir įstoti į teisę, nes pasižiūrėk, ten kažkas, mūsų ten, pavyzdžiui, draugas labai gerai gyvena, nežino jisai, laimingas ar ne, reikia būtinai mokytis teisės, žinai. Neįstojau, netaip mokiausi, nepateisinau lūkesčių, nebūsi milijonierius, kadangi milijonieriais netampama, o gimstama ir taip toliau. Kaip koks nors patarimas, žinai, bent jo keli. Kaip auginti vaikus, kad nenukarpyti to, bet ir neduoti tokios pačios laisvės, kad anarchija būtų. Nes žinai, sakysi vaikui, daryk ką nori, gali tapti bet kuo. Nu, gal ir degraduos. Nu, vėlgi tą filosofijos Ne, turi būti, ne. Aš tarp kitko irgi po mokyklos įstojau, jauniausias būčiau teisininkas Lietuvoje, 16 metų įstojau į teisę irgi Vilniuje. Taip pat irgi tėvas vežiodavo ir man ten pykdavo, kad aš neįstojau ir aš įstojau ir aš iš metus pasimokinau ir išėjau. Jis sako, eik tu. Tol, ko nebus iš tavęs. Taip, viskas. Žlugęs. Nu, jis ne taip, jis taip lengviau žiūrėdavo. Nebuvo tokių, nes tėvai nėra kažkokie profesoriai, daktarai, paprasti inžinieriai, tiesiog tokia sistema buvo, žinai. Ir jie manė, kad yra gerai, nu kaip ir tavo, jie manė, kad tau tai padės. Irgi su meilė darė, tik iš durnumą, nu tvirai. Taip. Aš, žinai, čia. Tiesiog myli, bet va taip. Todėl dėl vaikų. Nu, aš čia antiek svarbus klausimas. Nu, pirmas dalykas, aš iškart sakau, kad aš nelaikau save, nors aš dirbu su šeimomis, kurie irgi įtakoja vaikus ir sutarė puikiai ir taip toliau, bet aš nelaikau save, kad aš galėčiau mokinti vaikus, ypatingai iki 16 metų. Ne todėl, kad aš negalėčiau, o todėl, kad manau, kad aš jau per senas mokinti. Nes vaikai niekada nesupras tėvų, tėvai vaikų. Kaip nesupraso mūsų, reiškia, čia aš bazę duodu, kad irgi taip pat, jeigu turi vaikų, niekada nesupras jų, kiek nebesistengtų, nes tai yra kita dimensija, tai yra kitas lygis, kitos laikmetis. Tiesiog paprasčiausia. Dabar klausimas, ką daryti su to? Atiduoti kam nors kitam kur sistemai, kad juos suvalgytų ir išspjautų ir paskui jie būtų kaip zombiukai. Turiu mini mokyklą. Jo, mokykla, tai nesvarbu, tai sistema visa tai čia. Kur, žinai, poliklinikos, skiepai, mokykla, darželis, mokytojai, pedagogai, neįdomus eilėraštukai, kuriuos turi mokinys ir nesupranti kam, kiek naudoji iš mokyklos dabar žinių informacijos. Procentą. Žinai, pas mane visada buvo ašaros ir aš visada gaudavau dvejtos, kada reikėdavo mokintis eilėraščius. Ir man visada sakydavo, kad pas mane prasta atmintis. Bet aš nuo vaikystės labai mylėjau kiną ir aš galėjau pasakyti, kelintų metų filmas, kas vaidino, tas, kuriuose filmuose kitur vaidino. Taip. Bet pagal sistemą aš neturėjau atminties. Taip, pas mane panašiai taip pat, aš mašinas tokius modelius man patikdavo, prisimindavo, aš visų žinau. Nuo kelių iki kelių metų varikliai. Viską, variklis, galingumas, ten ką tu nori, žinai, arba ten kokį nors ten Jules Verne'us, fantastika, pasakas, Edgaras Alanas Po, ten visi tie Bradbury, žinai, tai visi, kur aš ten tiesiog skaitydavau. Aš rusų pamokose ir aplamai ten, kur reikėdavo rašyti, tai aš gaudavau trejetą tik dėl to, kad aš daug knygų skaičiau ir sakau, nu papasakok, kaip per vasarą perskaityti, nes daugiau niekas neskaitydavo. Ir aš viską, ką per mokyklą reikėjo tas knygas perskaityti, aš iki 8 ar 6 klasės viską buvau perskaitęs jau. Viską. Taka ir vyresniem ir sakydavau, kam, karas ar tai ką, pavyzdžiui, žinai, ten, žinai, vaikų, nu tai ten kosmosas, o man įdomu, 6 klasėje perskaičiau. Tiesiog visi sako, kam, nu tiesiog. Todėl vaikai, nu tai vat bazė pirma, kad mes jų nesuprantam. Toliau kitas dalykas, ko reikia iš tėvų, kokia jų misija? Misija įvesti gyvenimą. Tai yra išmokti juos čia adaptuotis. Socializuotis. Taip, adaptuotis. Dabar kas yra adaptuotis? Adaptuotis neprisitaikyti.
Nes mes ką darom, tai prisitaikyti reikia, tarkim, egzaminą išlaikyti, pažymį gauti, yra toks prisitaikymas, to nepaaiškina nei kam, tai nei kur. Pažada kažką, kaip visada, tai pensija išeisi, tai vaikai išaugs, tai karjerą pasieks. Bet prisitaikymas yra, jeigu kažkas yra blogai, reiškia prisitaikyti prie to blogai, o nekeisti gerai. Taip, bet bazė vis tiek, vaikai yra kol maži, jie turi prisitaikyti. Pirmas prisitaikymas yra šeimoje, yra tam tikros taisyklės, negalima daužyti indų ir taip toliau, jis taip po truputuką įveda mokinasi. Bet tu jam kažkus iškyla klausimai, o kam aš atėjau? Kas aš esu ir ką man reikia padaryti. Kad tiesiog, tokie klausimai iškyla jam, nes viskas draudžiama. Nes pas mus negalima mėgoti, nenoriu mėgoti, nenoriu šito valgyti, nenoriu kiemą žaisti futbolą, nenoriu mokyklą. Ir tada pradeda kilti klausimai. Dabar tėvai ar žino atsakymus? Ne, nes jie savo neatsakė. Tai dabar ką keisti reikia? Save. Po to, jeigu yra prigimtis kaip mokytojų, nors aš sakau, aš net mano tėtėmų, mano gyvenimas toksai mokinti, aš nelaikau, kad aš galėčiau. Tam turi būti tam tikri specialistai iš tikrųjų, todėl tai pedagogai, mokytojai, tai yra pašaukimas. Argi tėvas gali išmokinti chemijos, fizikos, jeigu reikia vaikui. Negali. Reiškia, reikia pripažinti. Toliau, reiškia, reikia kurti tokią sistemą, kur yra, kaip buvo anksčiau, kaip ponai ką darydavo. Jie repetitorius. Jie mato vaikas gabus dainavimui arba grojimui, jie samdo. Ateina į namus. Taip, aukščiausias lygis, dabar tėvai sakys, o aš turėčiau pinigų, tai pirmin. Tai jeigu dėl vaikų negalite pasistengti, ką man šis su jumis kalbėti, tai sukurkite tai, padarykite. Gerai, neturit pinigų, tai barterinių mainų padarykite, nežinau, suraskite sprendimą, vaikai atėjo į jūsų gyvenimą, tai būkite geri, padarykite kažką. Ką jūs čia dabar žinai, ar jūs numetat? Nėra kada, dirbu. Ir ką, sutinku 8-7 vakaro, pasiėmiu ten vaiką iš darželio, iš mokyklos, pavalgau ir mėgoti. Tai kame čia šis, nes man tai šis lūždavo protas. Ir kas va dabar, kaip nukreipti, patarimą noriu duoti vaiką. Ką mes darom su vaikais? Didžiausias žlugdymas yra, ką aš pamačiau ir pas mano gyvenime buvo taip. Kai tu mokiniesi, kažkas, pavyzdžiui, aš mokinausi, kai buvo dar 5-tukai, tarkim 10-tukai. Tai yra, tarkim, ten, aišku, kokia fizinis lavinimas, ten viskas aišku, 10-tukai, ten nieko nereikia daryti. Ne visiems galbūt, bet nežinau, man ten bent tau turbūt tikriausiai taip pat. Bet tarkim, ten, chemija, pavyzdžiui, gaunasi 10, taip savaime. Kokia nors ten fizika 10, ten, algebra 10. Ir paskui kokia nors biologija, istorija, ten 3-tukai. Ką daro tėvai? Sako, ten tau ir taip gerai. Tu čia patenk. Bet dabar klausimas išduodam klausimą pagrindinį. O jeigu mano prigimtis, tai yra talentas, tai yra mano talentas tai, kas lengvai gaunasi. Lengvai gaunasi. Ką gerai moki daryti. Bet tu neišmokai. Jo, bet tau kažkas, kitas atėjo dainuoja. Taip. Arba ten rašo pjesės. Arba, jam lengvai gaunasi. Taigi talentas tai, kas lengvai gaunasi. O iš jo bando padaryti biologą. O jį padaro talentą, pradeda žlugdyti, sako, ten ir taip tu moki, sufokusuok dėmesį į tai, kas tau nepatinka, kur tu neturi talento ir patenk tos 3-tukus. Vaikui įdiegiami moduliai gyvenimo ir reakcijos į įvykius tokius, kad reikia daryti tai, kas nepatinka, pasąmoningai pasimodelis programą įsijungia, tai, kas sunku, tai, kas ten reikia kovoti ir pas mus gyvenimas kova, nieko lengvai negausi, taigi čia programos, kurios įdėktos. Ir jeigu sako, oi, čia per lengvai, kad būtų tiesa, jo? Taip. Ir pas mus yra, tai visiškas išdarkymas yra sąmonės, iš vaikų šis susidvenimas įvyksta, suprantate, visi nesupranta. Ir jis galvoja, kaip, čiagi lengvai, fainai, o mane verčia daryti, kas blogai. Tai jis paskui pasitokia modelį ir mes taip įpratę, ir mes sakom, aha, taip, ką čia tokia pasąmonė veikia. Ir mes neieškom lengvų verslų, neieškom santykiuose kaip. Negaligi tai būti gerai, reikia, mes taip pykstamės, paskui susitaikom, mes net neieškom, kur lengvas žmogus tinka, mes gerai sutarėm, ne. Mes, oi, ten aršų, aistra. Nes pas mus tokie modeliai. Pranti? Tai va dabar koks patarimas tėvam? Tėvam tai padaryti. Aš visiems patariu, tai sudėtinga. Ten, kur jūsų vaiko talentas, tai yra, kas gaunasi lengvai, samdykit repetitorius taip toliau ir jis kaifuos nuo to, jas jiems smagu, fainai. Bet, kadangi turi būti mainai, jūs turite vaikų paaiškinti, kad jūs visą gyvenimą jisai paskui gyvens likusi, kai jis turės kažką padaryti ir gauti atgal. Todėl sakys, okei, tu ten mes duosime tau viską, nežinau, ten chemiją, laboratorinius tyrimus darysi namie, nežinau ką nors, bet tu būtinai ten 10-tukus padaryk. Jam bus motyvacija, kad už tą gėrį jam reikės, atvirkščiai viskas veikia. Ir tai yra bazinis toks dalykas, didžiulė klaida, kur mes darome, tai yra fokusas, ne ten, kur pas mane viskas pavyksta, o ten, kur sunku. Ir mes tą paskui pritaikom, viską matuojam visur. Mes perkam problemas kažkokias, mes bandom ten, viską sunkinam. Ir tu pažiūri žmogų, pasiūly kažką lengvo, jis neįims. Sakys, žiūrėk, va dabar tai padarom kažką. Ne, čia. Ir sunkina pasąmoningai, problemą sukuria, eina, žlunga, krenta, šliaužia. Ir aš analizuodavau, kodėl, pradėjau leistis į vaikystę. Labą dieną. Vakar problema.
Negali būti viskas lengvai. Taigi, tūkstančiai yra tokių frazių, citatų. Ir kas dar kitas dalykas, čia daug yra, bet tokie esminiai, kad patarti, tai yra didžiulė klaida yra duoti vaikui šiaip savo. Mes tai vadiname meilę, bet tai yra visiškai nesupratimas meilės kaip energijos aplamai mainų. Vaikas mažas ir jis sako, nori kamtuškės, nori ledų ir mes duodam, nes mes jį mylim, sakom. Kas dabar atsitinka su tų vaikų, kai jam 18 metų ir jis išeina realų pasaulį? Jis sako, mergaitė ateina kokią, sako, einam į kiną, sako, gerai, pirk bilietą, varom į restoraną, ledų. Kodėl? Tai gal tu pirk, tu manęs ką nemyli? Ta, kaip nemyliu? Tai jis priprato, kad tie vaikai sako, op, duokit. Taip. Tai jis supranta, kad pasaulis jo nemyli ir ką jis daro, jis labai buvo išlepintas, jis užsidaro ir pasideda ten. Maištas per sistemą, jo, aišku, atsiranda visi tos kitos pakraipos, maištininkai tokie, kad daryti kažką, banditizmas, gotai, rokeriai, pankai, tai yra būtent maištas per sistemą. Nes, jie, viskas, pasaulis mūsų nemyli, mes čia kursime čia. Tai yra, iš to atsiranda, nes jis neadekvačiai reaguoja į jį. Todėl čia labai svarbus dalykas. Kaip įvesti, reikia mokinti, tu gali pasiekti bet ką, bet tau reikės kažką padaryti. Vaikui teisingas modelis, sako, palauk, tai aš dabar noriu dviračio, man nereikia būti fainu, man nereikia, kad jūs mane mylėtumėte, aš tiesiog galiu kažką padaryti. Taip, ten 100 kartų užšlok lovą. Aišku, jis norės per dieną užklos 100 kartų. Čia, vaikas, jis tiesiog iš karto, man vaikai, ten yra kosmosas, jie iš vis nėra blokų pas jos, barjerų, jie iš karto daro. Iš karto. Tai tą pačią sekundę, jiems pasakai, kad jis nueina daryti. Čia nesuaugęs, tai žinai, aš rytoj pagalvosiu, analizuosiu. Taip. Palauk, ką tu čia analizuosi, eik padaryk. Oi, ne. Tai todėl irgi tai reikia būtinai, nes gyvenimis kenties. Nes jis bandys ir vis sakys, aha, ką, apie moteris jums tik pinigų reikia. Tai tu našarnikas nori būti. O tai kam tu reikalingas jai? Moteris kitaip, žinai, tai dabar aš čia turiu ten kažkas tenktis daryti, aš tu netarnaitė, ne kažkokia tai ten namūtų. Vėl tas pats. Tai paskui ir išauga 2 parazitai, tokie išeina, kuris sako, duok man, jeigu tu mane myli. Jeigu nemyli, tu reiškia kažką nori. Bet turi tėvai suprasti, kad jie duoda vaikam nemokamai, jie nėra faini, nes jiegi ne visiems vaikam duoda. Kodėl? Todėl, kad tie vaikai, jiems nesugeneruoja meilės energijos, o šitie jūs iškiai sugeneruoja. Tai todėl tu mano mylimiausias, fainiausias, o kitų tu kaip ir nekreipi dėmesio. Todėl, kad tau, tai reiškia, tu gauni energiją ir atiduodi tai materialiais daiktais. Kaip ir moterį, turi moterį, tau patinka, wow, įsimylė, tu atiduodi irgi kažkom. Tu netiduosi, sakys, aš tave irgi myliu. Sakys, palauk, tai kažkaip, kažkaip mažoka. Tiesiog normalus dalykas, tai yra mainai. Todėl mes ir keičiam pasaulį, sakykime, vyrai, taip daugiau keičia, moteris tą pasaulį gražina, turi, sakykime. Dizainą mes, nežinau, pavyzdžiui. Užuolaidų, kai mes nekabinam patys, nesuprantam to dizainą, sienos kokios nudažyti. Ir geriau nereikia suprasti, nes nieko nesupranti apie tą. O moteris, kitaip. Čia vėlgi prigimtis. Tai apie vaikus tiek. Bet matai, tu pasakai, kad reikėtų susifokusuoti į savo stipriasias savybės, aš taip pagaunu turbūt save pavyzdžiui. Jeigu dabar, pavyzdžiui, aš geras esu pardavėjas, bet aš labai mažai nusimanau apie marketingą, apie rinkodarą. Bet ką aš tai padaryčiau, aš tada bandyčiau pasispausti ties marketingu. Net pasisamdyti kažkokį specialistą, bet čia ir klaida, ne? Jeigu aš geras pardavėjas... Mes čia dabar kalbėjom apie tos galbūt kas nulinukai. Tu tame pažengęs, tau visiškai kitokie atsakymai būtų iš manęs. Pirmas dalykas, turi sufokusuoti į tikslą, kur tu nori nueiti. Tikslas turi būti išeiti. Jį reikia gryninti ir aš ruošiuosi visą gyvenimą gryninti. Nes jis nėra toksai, kad, žinai, iš čia, ko norisi tau iš čia. Nežinau. Ok, reiškia, tu nori sužinoti. Tai tu dabar sakai, tu dabar ieškosi ne pardavimų, ne kažko, tu ieškosi žinių informacijos, kaipgi tau išsigryninti, suprasti, ko tu nori. Tu nori, mes visi žinom, bet mūsų protas turi tai suvokti. Tarp proto ir tavo širdies, sakykime, jo tokias energetinės, dvasinės, yra tam tikri blokai. Ir juos reikia valyti. Todėl visą tai ezoterika, ten mantros, maldos, ten taip toliau, juos valo, ištraukia ir tu pradedi, aš noriu, pas mane būna ten žmonės sėdi kokiam, žinai, pavyzdžiui, pamokose, nes aš netikiu iš viso vienadieniais mokymais, nes aš nemanau, tai iš vis nieko sužadina ir nieko neduoda. Tai dėl pas mane visada yra tęstiniai, tai 3 mėnesių, pavyzdžiui, kursai metinis yra, iš mokyklos klubas mano, dabar verslą BC atidarau, nes matau, koks bardakas, kai žmonės nesugeba tokiam atviram pasaulyje nusidirbti bent 1000, paimti bet kokį produktą. Argi sudėtinga, Dieve mano, taigi čia iš vis paprasta. Tiesiog, tai aš sukūriau tą kursą, pirmą kartą darau, tai irgi nuvesiu jos tokį rezultatą. Nes aš, pavyzdžiui, duodu rezultatą kurso, kad 3 pamokas pažiūrė, jeigu tau nepatinka, aš tu grąžinu pinigus 100%. 1000 žmonių praėjo, ne vienas nepaprašė. Duodu antrą garantiją po kurso, jeigu tavo gyvenimas netapo kitokiu,
aš duodu asmeninę Evgenijos garantiją, kad aš tave damokinsiu iki to, kad tu iki transformuosis. Ne vienas žmogus irgi ne. Čia buvo 2 tokie, kurie man nepasikeitė, sakau, tu pažiūrėjai visą kursą. Dar ne. Sakau, Bet jisai pats žino, ne, kada jo, jisai, man kai akis pažiūri, matyti, sako, aš jau žinojau, atsakymą tavo, žinai, nes, būna žmogus, mes permetam atsakomybę kitiem. Jiem atrodo, kad aš sėdėsiu, žiūrėsiu, ką aš nešneku ir pasikeis. Nereikia daryti, reikia rašyti, reikia analizuoti, nereikia pardavinėti sielos ar ten būtų ar namo. Tiesiog reikia kažką viduje suvokinėti. Nereikia niekur lėkti, nereikia bėgioti, ten, paprasčiausiai keis save. Ir mes visi žinome, pas mus sėdi žinojame čia. Ir jis stumia mūsų norus. Pradžiai stumia baimės, blokus, jo, mes turime išreikšti, papasakoti, yra daug metodikų. Visokių, ieškokite, kaip išsivalyti. Bet tuo pačiu reikia ir protą maitinti. Tai yra koncepcija, kokia aš aplinkui noriu gyventi, kokie žmonės aš noriu matyti, ką aš noriu, nežinau, jausti, žiūrėti. Tai yra tavo norai. Ir aš bet kurį žmogų galiu per klausimus išvesti, tikrai žinai, ko nori, bet tiesiog nenoriu kankinti, nes iš esmės tikrai žinai. Ir paprastus klausimus reikia uždavinėti. Aš tokį darau dalyką, kad turi minutę, nusileido dievulis ir sako, sūnau mano, turi 60 sekundžių. Dabar ką man pasakysi, tas bus. Jeigu nepasakysi, čia visą gyvenimą sėdėsi. Viskas, tai šventa. Davai, ką nori duoti žmonėm? Ką nori duoti žmonėm? Visą gyvenimą duosi tai. Visą gyvenimą nuo ryto iki vakaro tu darysi tą ir duosi žmonėm. Ką nori? Dabar eina, jau 10 sekundžių praėjo. Pasirinksi, visą gyvenimą darysi. Nuo ryto iki vakaro. Vat aš noriu kalbėti, mokinti turminį. Juk kiekvieną dieną tai įsitikinu. Aš turbūt irgi žinok. Nori duoti, nori mokinti. Bet supranti, kad yra atsakomybė, kad nepatiks, kritikos, reikės kur daryti, ir taip toliau. Vat nori, ką nori gauti? Pinigų kiek? Finansus. Tai gerai. Kiek, kad galėčiau leisti, pavyzdžiui, savo gyventi kur nors, kur šilta, pavyzdžiui, Ispanijoje ir neskaičiuoti pinigų. Neturėti Ferrari, bet tiesiog neskaičiuoti pinigų. Gerai, tarkim, ten 20 000 gauti savo. Kaip pavyzdys, į mėnesį. Į mėnesį? Oi, per akis, taip. Supratau, tarkim, 20 000, okei. Žiūrėk, jau artėjom. Matai kaip, dabar gyvo tik tai, liko dar 20 sekundžių. Koks pagrindinis klausimas? Ką tu nori matyti aplinkui? Tu nori šiltai su bomžais? Ar kokie žmonės? Atsipalaidavę, labiau kūrybiški, šypsosi, kurie ir matau, pavyzdžiui, paplūdimį. Taip, jūra, saulė, galbūt tas sutaras, arba ten kažkoks kotežas, kur baseinas, jo šeima, vaikai, jo komunikacija, draugai atvažiuoja, tu bendrauji, tiesiog ką tu gauni iš jų, kokie dydžio projektus, iššūkius, informaciją. Supranti, pas prezidentą vienokią informaciją, pas bomžą kitokią. Jo, radau 3 bomkas, eina, parduosim, pragerti. Tai yra esmė, 3 dalykai, viskas. Ką tu duodi, ką tu gauni ir kokia aplinka. Va to bazė. Va tu jau žinai. Viskas, tu turi tikslą. Dabar tu renkiesi šalį, bandai, tyrinėjai, analizuoji, žiūri, aš daug keliauju ir kol kas man iš tokių šalių, tai arba Lietuva, arba Prancūzija. O kem 5 šalis apkeliavau, taip maždaug nesiruošiu sustoti, bet kol kas. Man kur aš norėčiau gyventi, arba norėčiau matyti, kad mano vaikai gyventų, mano šeima, oras, sąlygos, žmonės, man daugiausiai adekvatų. Toksai, aš nemėgstu nei kaimo, ta pati Ispanija, man irgi nelabai Italija, taip man pradėlis chaosas, bardakas tenai, man prancūzai biški tokie, žinai, man taip tinkama. Čia kiekvienam savo, žinau, kas Baly gyvena, kas... Bet didmiestį ar mažesnis? Nicui kokioje, pavyzdžiui, taip, prie jūros norėtųsi, Paryžius taip nelabai man... Aš buvau Paryžiuje ir buvome Strasbūrė. Strasbūras tokį įspūdį paliko, wow. Tvarkinga, dabar pasivykčiau. Taip. Čia, matai, jis ruošėsi, jisgi buvo tas miestas, tengi daug visokių vyksta, kur ten viskas, čikibrikė. Tai reikia žiūrėti, galima tai keisti, bet esmė tokia, kad tu bazė, tu supranti, kad viskas, tu kiti turi susifokusuoti. Tai reikia pastatyti save tokias rėmus, kad tu priimtum sprendimus tokius, kuriuos nori priimti. Štai ką aš mokinu. Žiūrėk, mes, kai norime kažkur nueiti, kaip dabar, tarkim gyventi, kažkokio Valencijoje, pavyzdžiui, kotedžio kokiam, jau prie to mažesnio, užsidirbti 20 000 mėnesį, ten, nežinau, kažkoks kabras aselas, žmona, 2 vaikai, vaikšto kažkokį ten vietinį geriausią darželį, aplinka Valencijos kokie nors verslininkai, plus kokie nors skrydžiai po pasaulį, kur tu bendrauji, komunikuoji, online konferencijos ir toliau. Tai yra tavo toks gyvenimo modelis, jis tave veža, tu atsikeli ir tiek, blemba, kaip fainai. Dabar tau reikia sukurti sukurti tokias sąlygas, kad tos sąlygos tave priverstų ten judėti. Kitaip nieko nebus. Supranti? Reiškia, pataikyti tokią sferą, sukelti, pasiimti kreditų, tinkamai, žinok, visi dalykai, aš tokių dalykų daręs, šoka žmonės, bet rezultatas yra.
Tu sukuri savo tokias sąlygas, kurios tave tu nori, nenori. Nu, žiūrėk, geros sąlygos žmona, 3 vaikai ir 1 kambario būtas. O tokios sąlygos vyrų aukti, sakys, jis ars, bet jeigu jis gauna palikimą namą, ten moteris susidirba daugiau už jį, kokios šios sąlygos? Bet vėlgi, nu žinai, čia jeigu tu nori to, tada tu sukuri savo sąlygas, tu paėmė, apsiėmė didžiulius projektus, ten prisėmė visko. Būna kiti, sako, uždirbu 3 štukas. Nieko nenoriu. Sakau, kokiai, dama už 1,5, mašina už štuką, kreditą. Ką rimtai? Sakau, rimtai, paima, sako, žinok, kažką reikia daryti, sako. Nes niekam neužtenka. Sako, purmu, sako, po pusmečio kiek uždirbu 5. Sakau, šaunau, ką darimsi? Ne, nu gal jau nereikia, žinai, sako, nu jeigu nenoriau. Nu gal ir nori, žinai, okei, davai. Nu, aišku, vėlgi, sako, žiūrovai, nu nereikia dabar bėgti ir sakyti, aha, va, jau guru pasakė, čia aš mokinu mąstyti. Sukurti galbūt kiti išvažiuoja įsikraustų į kitą šalį. Tai labai stimuliuoja, nes tu nulis, tu niekas nepažįsta, tave nežino, tu startuoji nuo nulių, tu labai daug išmoksti. Nu, pavyzdžiui, mane labai motyvuoja nuskristi Monaką, kokį jo, Monte Carlo, taip toliau, tai yra į Maskvą, į Londoną arba kažkur dar, kad tu supranti, koks tu lochas. Tu čia važinėjai su Porsche, tipo, tu toks kietas, čia pagal visus, ir tu supranti, kad nėra kur aukti. Nes, nu, ką, gyveni taip, ten kažkur, tai ten nueini, ten, ar būtų namuose, ar ofis, galvoju, wow, žinai. Ir tu galvoji, fainai, kaip, kur stimulas. Nuvažiuoju į Maskvą, galvoju, arba į Monte Carlo, galvoju, nu, tai aišku, fainai, tai aš iš jis nieko neturiu. Nueini papietauti, ten, žinai, 200 eurų sumokė, supranti, bliavo, kad aš čia nieko neuždirbu. Viskas sąlyginai, bet vėlgi, kiti bijo keliauti. Kodėl? Nes jie pamato, kad ten pabus, tai jos labai sumotyvuos ir jie bijo, ką jie pradės norėti. Todėl žmonės dažnai sėdi ir nenori, jie, nu, ta komforto zona, sakykime, jo, jie sėdi ir nereikia judinti. O kiti mėgsta pajudinti, davai, o kam? Nu, žiūrėkite, kodėl motivacija, man kaip motivacija, ir manau, gal kažkiek pasikeis tavo sampratą, sugalvosi savo iš savęs einantį pavadinimą, ką norėsi daryti. Kas bus, jeigu paimsi 5 idiotus ir motyvuosi jūs? Bus 5 motyvuoti idiotai. Nu, taip. Taigi jie griaus savo gyvenimus ir kitų gyvenimus. O tu neši atsakomybę. Todėl tik mokymai yra iš tikrųjų ta jėga, kurios reikia žmonėms. Tai yra žinios, instrumentarijus, metodologija. Ir todėl testinė ar trumpinė problema. Taigi gali būti trumpi kažkokia, tai kažką išmokti, kažką. Pas mane testų yra visokių savęs pažinimo aš sukūręs ten. Tu prasitestavai, o geras, kažką sužinojo, bet jis turi būti nuo iki, nu žinai. Stengtis, kad jis būtų kaip uždarytas. O ne, atveria tau ir tu nežinai, ką daryti. Daryk, ką nori, neaišku ką. Todėl, nu, bet aišku, čia atsakomybę reikia prisiimti, žinai, čia atgalinis ryšys yra, žmonės, žinai, aš tokių, pavyzdžiui, matęs, nu, mokykloje viskas aišku, kaip ten 15 metų skaito tą pačią knygą, jeigu uždarytą knygą, jie net nežino, ką sakyti, bet aš matęs tokių lektorių, kurie, pavyzdžiui, skaito ir įsijungia slaidai arba ką ir jie nežino, ką sakyti. Tai jie net nežino, ką jie šneka, jie nesupranta to. Man reikia kalbėti iš žinojimo, o ne iš atminties. Čia, žinok, tas pats, kaip mes, pavyzdžiui, mūsų pasisamto, žinai, kažkur pravesti apie sveiką mitybą seminarą, kokį, sako, multimedijos reikia. Sakau, ne. Sakau, o tai kaip? Nu, sakau, aš nežinau, kaip skaityti pagal tas skaidrės. Aš tik tai lentą žinau ir aš piešiu. Nes aš pasakoju iš čionais, Nuo žinojimo, tai reikia, tu čia irgi pasirink kaip mokytojus. Nuo žinojimo, kur išneka. Nu, ten, nuo įgūdžio, nuo kažko, bet nuo žinojimo iš vidaus. Jam nereikia galvoti, žinai, kaip sako. Taip, tai paklausti ten BCCA, valgyti ten ryte ar vakare. Tu sakai, tai palaukim, reikia panalizuoti. Ką analizuoti? Tai tu arba žinai, arba nežinai. Taip. Taigi vardo paklausiu tavo, tai tu nesakai, o palauk, man reikia pagalvoti. Nu, tai va čia reikia ieškoti, kaip jis žino. Visko, ne, jis gali atvirai pasakyti, nežinau. O negalvoti. Tai kai sako, niekada nemeluok, niekada nereikės galvoti. Jeigu sakysi tiesą. Jo, žinai, ką aš ten. Čia ta bazė. Todėl reikia eiti į tos. Vėlgi toksai, pasakyti, kad tas motyvavimas blogai. Aišku, kad ne, bet tiesiog aš kalbu, kokia rizika yra. Nes kai sako, čia yra šventai gerai, nu jau viskas, jau yra, mes turime matyti rizikoje, mašina gerai, bet gali žūti. Kainuoja, kasko, draudimas, benzinas, žinai. Pavogs. Jo, pavogs ten, dar ką nors, sudaužys, o dieve mano, ten mano kokia nors. Tai, nu, kiti prisiriša prie daiktų labai stipriai. Tai yra pliusų ir minusų, tiesiog tu supranti, kad tai rizikos, nu, tau apsimoka tai daryti, apsimoka, norisi, žinai. Todėl... Bet žinai, ties tuo judėjimu, pavyzdžiui, aš galbūt ir nežinau, ką būtent norėčiau daryti, žinai, bet galbūt viduj kažkur pasąmonės aš tą žinau, nes daugelis galvoja, kad šitos podcastus aš darau kažkam kitam. Iš tikrųjų, aš
galbūt neseniai visai supratau, kad aš darau tai dėl savęs visų pirma, Taip. o visų antra, kad ir kitiems kažkiek padėti. Nes Faktas. jeigu aš noriu kažkiek kokios informacijos gauti, tai vat, kažkur iš sielos aš supratau būdą, kelią, kaip tai daryti. Ir aš pritraukiu tokius įdomius žmonės. Vėlgi tave sutikau, sakau, man parašė vienas žmogus, jisai žino, jisai žinos į daugelį tavo atsakymų, klausimų. Pasižiūrėjau ir nesuradau tas. Po to suradau, atsakė tavo... Administratorius. Jo, administratorius. Sako, okei, perduosiu, praėjo 2 ar 3 savaitės. Nu, kokios buvo tikimybės iš vis? Nedarbo diena, kad aš atsistosiu ir pažiūrėsiu tų 4 stovėjų, žinai. Nu, kosmosas, priejau, žinai. Bet žinai, va čia ir gaunasi, žiūrėk kaip yra, čia 2 dalykai. Pirmas dalykas, viskam savo laikas, Taip. tai yra dėsningumas, aš irgi išanalizavau visatos dėsniai, kurie mus veikia, mes negalime jų pakeisti, o kitas žmogus bando. Tai yra savilaikiškumo ir eiliškumo dėsnis, kaip jisai realiai, logiškai paaiškina veikia versle, santykiuose, žinai, ne taip, kad ten, tokia Dievo valia, ką čia reiškia? Man kaip tokia, žinai, nu, tu visą laiką norėjai susitikti, generavai tą energiją ir siuntėjai visatą. Visą tako nesinervuok, palauk, tau dar nelaikas. Bet tu nepasiduodi, kiti ką, pasiduoda. Ir jie sako, ne tą barabą niekada, nu tai jau įtampa. Ir tu jau galvoju, gal ras, sako, va, prašau. Bet supranti, ir buvo toks, nu, ne visi galbūt tai supras, bet buvo duotama galimybė. Aš galėjau neprieiti, galėjau pagalvoti, kad tipo kažkaip nejauku, žinai. Ir viskas. Ir buvo prašykęs galimybė. Taip. Ir viskas. Taip. Įsivaizduok, tą pačią dieną, nu, labai keista buvo diena. Tą pačią dieną filmuojamės naują video, žinai, ten tokia mini automobilio apžvalga, žinai. Mes važiuojam ir pralekia Audi A7, žinai. Ir aš ant video pasakau, blemba A7. Ir mintise galvoju, blemba būtų neblogai pavažinėti. Rimtai, praeina 3 ar 4 valandos ir man žmogus prašo, labas, taip, aš turiu A7, galbūt norėtum padaryti apžvalgą. Aš pos nepridėjau kelnių, nu iš tikrųjų. Nu, Taip, tai gazdina. Nu neįmanoma. Ar negazina tai? Gazina. Būna pirmą kartą gyvenime išgirsti kažkokį tai žodį. Ir po dienos kažkur jį kažkas naudoja. Taip. Ir tau labai tai svarbu ir galvoju. Bet įsivaizduoju dabar, kad reiškia, mūsų visi norai įsigyvendina ir blogi. Visi, žinai, tokie naivūs. Vat aš panorėsiu, pasvajosiu, tai bus mada ateis, o kur aš ten praksikeiksiu, ten, žinai, bijosiu. Ne, tipo, dievulis kažkoks geras, jisai yra besąlygiškas, jis neutralus, jam nesvarbu, kai sakau, vaikas bėga per gatvę, jeigu mašina važiuos ir reikia, ten yra daugybė dalykų, faktorių nuliminčių. Jisai, nėra meilė, nemeilė. Dievas yra meilė, jis yra viskas. Jis yra angelas ir velnias, tiesiog tu ką renkėsi. Per skausmą augti, ar per pastangą. Tai va čia yra esmė, ar tu nori, žinai, pas mus kaip yra. Mes vis tiek atėjome čia išaugti žemę, faktas. Bet mes galime augti per išorinius dalykus, ar per vidinius. Aš pasirinkęs per vidinius, pats taip pat ir tu manau, kad pasirinkęs per vidinius, bent jau šiuo metu, ką aš matau, tai yra pats savo kelt iššūkį, pats savo sukelt stresą. Tu esi palaimintas ir išgelbėtas nuo daugybę problemų. Visi kiti auga taip pat, bet per išorinius dalykus. Bankrotas, išmetė iš darbo, paliko žmona, susirgo, išoriniai dalykai, nes jis nenori augti, o mes čia atėjome augti, čia yra treniruočių salė. Ir dabar mes visi turime laisvą valią įsirinkti savo sporto šaką. Aš įsirinkau mokinti, tu, pavyzdžiui, ten coachinti, jo įrašinėti ten podcastus, ten dar kažkas. Nėra blogos sporto šakos. Kasininkas irgi sėdi dirba, tai yra puiku, o kas aptarnaus? Taip. Viskas puiku. Problemų pasės, kai jos sėdės ir pradės nekęsti darbo ir neauks. Jas tada išmes, atleis, pavėlos atlyginimai, išmes iš būto. Štai kur problema. Tai lygiai va čia viskas prasideda, čia baigėsi. Iš čia išeina ir grįžta. Kai tu klausai savęs, tu padarai kažką, tu grįžta, laimė gerovė, patenkintas, laimingas visi. Tokia sistema ir sukas yra tu viskas. Bet kodėl tu sakai, kad mes buvom gimti iš vis šioje planetoje, kad mes augtumėm? Mes buvom gimti kaip gyvuliai. Išgyventi, aš iš tikrųjų atvirai. Nužudyti, suvalgyti. Tai, ką mums sako, tai pats dabar, tarkim, įsivaizduokime, tu tiki tom, aš ne. Kas teisus? Nu, pavyzdžiui, aš netikiu, kad Darvino teorija yra teisinga, o pavyzdžiui, tu tiki, pavyzdžiui, ja? O tu negali man rodyti. Ir aš tu negaliu rodyti. Negali. Tu gali sakyti, nu va ten knygų ir ką? Tu kas stovėjai prie tos bežionės, kurie evoliucionavo. Nu, tu negali, čia tiesiog mes patikėjome, man tas baisiausias dalykas, kai žmogus sako, va taip yra. Sakau, tu patikėjai, kad taip yra. Tu nesupratai, neįmatėjai. Tu nežinai to, tai kaip tu, nu va čia kava, nu aš pažiūrėjau, nu kava, gal dar ne, kavos skonis tai gal koks. Nu kaip ir kava. O dabar kažkas sakys, jie kavą geria. Kodėl? Nes man pasakė, kad kava geria. Bet tai, tu tik patikėjai, bet tugi nežinai, kad kava. Ar tu patikėjai? Ne.
Nu, čia paprasčiausias variantas. Sudėtingesnis yra, nugalėjo ten prieš 100 metų tas ir tas kare ir jisai buvo neteisingas. Taip. Nes jisai parašė knygą, kas nugalėjo, nes jie diktuoja sąlygas. Tai būtent dar kiek tas visokių, bažiūrėkit, kas vyksta, tas visokius paminklus greuna, istorija trina, kiek visokių tokių perrašo, ten Mėnulis įsilaipino, neįsilaipino, čia buvo, nebuvo, ten kiek... Ir reikia kam to tikėti. Tai aš sakau, daugybė informacijos yra bereikšmės. Pavyzdžiui, ten Antram pasauliniam kare žuvo ten 20 milijonų. Ir ką? Dabar ką ta informacija padarys naudingo tavo šeimos gerovį, tau, ką? Čia kasdienės žinios. Šiandien... O jos užteršia tave, tu neturi tūrio begalinio. Taip. Tu pagal savo asmenybės mastą turi tam tikrą, gali, pavyzdžiui, 100 kW informacijos yra sutalpinti. Ir ją generuoti virškinti. Ir tu įtalpinai, pas tave galbūt 100 kg, 10 kW, 10 kg naudingos informacijos, kur eiti judėti. Ir 90 karas, istorija, biologija, kažkokia. Tai tu tą ir nešioji. Aišku, jeigu tu istorikas, arba tu ten mokytojas, tai okei, tau reikia, bet dauguma iš mūsų netokie. Ir mes teršiam save, pritiršiam, paskui nes vis nieko nesuprantam. Todėl labai reikia rinktis aplinką, labai reikia rinktis žmonės, informaciją, kas į tave įeina. Mes nekontroliuoti negalim to. Jeigu tu būsi kalėjime, sėdėsi ir po mėnesio, tu ten viskas bus irgi. Nafėnė, bazariai ir taip toliau, tu būsi, nes kitaip neišeis, plus dar fiziniai dalykai, išgyventi, kovoti už save ir viskas, tu pasikeisi. Tu grįši čia ir sakysi, ja? Bet paskui su laiku tu pabūdamas čia kokio nors vienuolynė, kokiam tu sėdėsi, žinai, gal nusiskutė, žinai, nori, nenori. Ir tu gali net taip sėdėti, neįleisiu save, bet tave įtakoja. Todėl čia neklausimas pasirinkimo, kai tu atsirandi aplinkoje. Tave tai įtakoja faktas, tiesiog tu gali pasirinkti tą aplinką pakeisti. Toksai. O ne tai, kad aš būsiu čia, aplinkui ten kalėjimas arba vienuolynas, o aš toks būsiu piktas. Tu tiesiog su laiku bėgant tave ramiau ir viskas. Ir tu toks, visai nieko, priimtina. Todėl aplinka svarbu labai. Daug turi draugų? Tai aišku, kad ne. Be šansų. Kaip gali daug. Kur juos surasti? Aš žinau, reikia praeitą lygį turbūt, kai nereikėtų nieko. Nes vienas iš tokių irgi tokių, nežinau, net ne faktų, įrodymų toks čia niekam nerodinėjai, bet principė toks, jeigu žmogus vienas su savimi laimingas, bet tuo pačiu jis moka komunikuoti puikiai, jaučiasi gerai su kitais, jis jau adekvatus ir šis dalykas pas jį subalansuotas. Yra kitas dalykas. Nesubalansuotas žmogus negali būti be žmonių, jam baisu vienam liūdna, arba atvirkščiai jis bijo žmonių. Tai yra dvi problemos. Kai tu vienas, sakai, taip, skaitau knygas, ten žiūriu, ateina draugai, davai. Viskas puiku, nereikia čia bazė, vėl bazė, nes būna tokie arba tokie. Arba užsidarė problema ir nejokie ten jie vienišiai, nesam problema, nesikeičia energijom taip toliau. Arba tie, kurie priklausomi, sakykime, vampyrelė. Jo, jie turi tarp žmonių suktis, bet čia vampyras šitoks, nežinau kodėl tas žodis, mes visi tokie. Mes kažko įmam, kažkam duodam, kažko tokio. Vaikai vampyrai, bet tuo pačiu jie duoda džiaugsmą, bet tuo pačiu atima labai daug, o tai čia mainai. Todėl čia galbūt reikėtų irgi vėl matai, aš kaip matai nemoku kalbėti turbūt kitaip. Aš matai kalbu iškart bazę, kad būtų galima sulyginti, žinai, kad dabar atsakyti iškart ką daryti, nesupratus ant ko tu stovi, žinai, ar gerai vandenį gerti? Gerai. Ir 30 litrų išgėri ir numeriai. Oi, tugi nesakei. Tai, o neger blogai. Jau, tarkim. Čia kur, tipo, kaip pakeis bendravimo ratą, nupjauk visus ryšius, ne? Taip. Nupjaus visus ryšius ir neturės netgi paskambinti kaip blogą arba pavyzdžiui, su kolegom negalės sustarti, nes nebendrauja, išmes iš darbo. Taip, yra sąryšio dėsnis. Yra sąryšio dėsnis, kurie mes visi paklusnus, sakykime, mes negalim jo keisti, mes galim prisitaikyti. Žmogus gali komunikuoti su 200 žmonių, energetiškai palaikyti ryšį su juo. Aš labai tuos eterinius dalykus giliai matau ir tu perini kitą lygį, kur yra kiti 200 žmonių, bet tu neperini taip, kad čia nulis. Tu šitus paleidi, šitus pasikabini, šitus pasikabini, pas tave keičiasi ir paskui po 5 metų tu žiūri, kad nie su vienu nebendrauji, reiškia, tu stipriai išaugai. Nes yra žmonės pasirinkę, likti ten, jie ten plaukia, ten, žinai, yra kažkokia plotmė, jie būna taip, paauga, nukrenta, yra kiti taip, pranti. Todėl, kai tą suvoki vėl kaip bazė, tu tada supranti, šitas jau netinkama, šitas ten per daug pyksta, šitas nenori augti ir taip toliau. Žmogui, aišku, kuris nori būti fainas, malonus arba egoistinis, tai jam iškart atrodys, kaip dabar aš draugus, aš tiek alaus gėriau su juo 15 metų, aš dabar paliksiu, aš draugų neišduodu. Tu būsi ten, kur jisai. Tiesiog tai yra dėsningumas, jie tave ryšys viskas.
Suprantate, pas irgi draugų yra, kokie senamiestį, Kaune išaugau, ten mes futbolą žaisdavom vaikai, o jūs ten dabar ten vos ne alkoholį kažkoks, nežinau, jeigu gyvas dar. Nu ir ką man dabar daryti, su jo draugu bendrauti, apie ką, tai nėra ryšio, nėra kontaktų. Nėra apie ką. Todėl, vėlgi, bet čia vėl matai nuo koncepcijos, ko tu nori iš gyvenimo. Kitas žmogus sako, aš nenoriu niekur eiti, aš nenoriu nieko daryti, aš noriu sukurti savo tą komforto zoną, kažkokį darbelį, vakare lūtis, filmas, savaitgalį kažkur tai su vaikais į parką ir viskas. Tai nereikia tokio žmogaus, tai nereikia jo keisti, nereikia motyvuoti, jisai nori ten būti. Reikia priimti, koks jis yra ir palikti ramybėj. Jeigu pas jį bus problemos, kažką tu sakai, okei, nu, tu žinai, kur mane rasti. Aš to pasakysiu, kokias problemos, ir jeigu tu paaiškinsiu, sugebėsiu to įteikti, kad jeigu tu išeisi į kitą lygį, pas tai bus kitoks srautas, energijos, žinai, žmonių ir taip toliau, okei, viskas. Jeigu pas esi toksai nori augti, pasiruošk, kad visada būsi vienas. Iš esmės mes vienišiai visi vienišiai. Tai, kad ten kūnai aplink mus vaikšto, mes visi vieni, nes mes individualistai, mes egoistai, nes mes atėjome augti patys. Kad augti pats, aš turiu ugdyti kažką daryti. Kad tu augtum pats, tu turi žmonės pamaitinti, papildais. Bet tu tai darai dėl savęs, kaip ir man patiko labai, kad sakai, video rašinį savęs. Tai faktas. Taigi tu rašinį tam, kad augt pats, o žmonės tau padeda. Aš žinok, pastaruoju metu, labai beveik nupjovęs su ryšius beveik su visais, žinai, draugais arba pažįstamais. Ir turbūt didžiausia tam priežastis yra dėl to, kad man tapo gaila laiko. Man tik tai dabar 29 bus kovo mėnesį. Bet man atrodo, tai yra daug ir aš mažai nuveikęs ir man gaila tiesiog laiko. Atrodo, ir gerai praleidai laiką. Ten pajuokauju, mes nevartojam, draugai pas mane tokie, žinai. Viskas okei. Bet aš po to, ten 4 valandos, pavyzdžiui, praėjo, viskas, namo atvažiuojame, aš galvoju, per 4 valandas galiu tą ir aną padaryti. Ir prasideda graužimas. Ir po to aš nesusitinku, neatrašau, arba sakau, kad nenoriu susitikti, nes man gaila to laiko. Bet aš iš vienos pusės bijau, būdamas 50, nieko nepasiekti ir gailėtis, kad kažkada linksminusi, o iš kitos pusės aš bijau pasiekti 50 ir pasakyti, kad visą laiką dirbau, neturiu draugų, turiu pinigų, turiu tą vilą, bet toks nelabai irgi laimingas. Nu tai matai, čia reikia vėl žiūrėti, kas yra pamatas žmogaus. Pamatas žmogaus yra 4 dalykai, sferos. Tai yra jos bazinės, jos suteikia tau džiaugsmo, subalansuoja tavo kūną, energetiką, tai yra santykiai. Jeigu tu visą kiekvieną dieną pagerini santykius su kažkom, nu tai yra aukštesnis, taigi žemesnis santykiai, toliau savirealizacija, ką tu darai, saviugda, individuali ir poilsis. Tai yra 4 sferos tokios, kaip pamatas, žinai, ir tu ant jų stovi. Ir kai jeigu tu pagal jas koreguoji, tarkim jauti, kad tu poilsiauji, pasijudini kartą kažkur, tai kažkaip ten mėnesį 2 atgal. Tai yra disbalansas pas tave. Ir tu negali augti. Tiesiog tai yra, nu, kaip žinai, nežinau, valgyti tik duoną, pavyzdžiui. Nu, turi valgyti įvairius produktus, kaip pavyzdys, jo, kad pripildyti savo kūno, tas pats ir čia. O jeigu poilsio metu tu graušiai save, kad dabar tai poilsiuosi, bet baliamba reikėjo dar padaryti, tą padaryti. Čia nes jau psichologija, čia nes jau reikia kažkur naršyti giliau. Nu, matai, vėlgi reikia analizuoti, koks esi, tarkim, jeigu ten, nežinau, yra žmogus, kaip, nu, aš kaip žinai, kad kitaip būna, šiek tiek. Yra žmonių, kurie per daug ilsisi, yra, kurie per daug dirba, tai yra disbalansas. Ieškok tų žmonių, kurie per daug ilsisi, ar per daug dirba, pažiūrėk, kokias, nu, kaip jie gyvena. Pasiekmes, taip, bet tu žiūrėk, kas bus su tavim. Tiesiog, žinai, tavo svetimas pavyzdys irgi motyvuoja. Tai pirmas. Antras dalykas, vėlgi, iš ko pas tave, kada pas tave sukilo ta idėja, kad tu, kodėl, gal iš tikrųjų tai tiesa? Gal iš tikrųjų tu nieko nepadarai, gal reikia art, kol yra, nes laikai bėga, energija lėtėja, gal reikia art rimtai, o ką tu turi, kai pas mane būna, kas nors ateina, kas nors išneka. Sakau, nu va, jums reikia tą pakeisti, ne, va čia, sakau, ką jūs ginat? Sakau, va, ką tu gini? O, sakau, kiek tu uždirbi? 500. Pastai kaip su žmona, pykstamės, kaip su vaikais, nešnekam pusę metų, kaip kūnas, 120. Sakau, tai ką tu gini? Tu gini šitą šūdiną savo gyvenimą, ašgi tau sakau, kaip numes svorį, nueiti, sutar su vaikais, į viršų, kilt. O tu gini. Tai kodėl tu gini tą? O, kodėl? Negink, nėra ką ginti. Tas Trumpas, pavyzdžiui, gintų, jo? Tai pas yra 2 milijardai, ne? Yra ką ginti. O ką tu gini? Tai va čia yra toks dalykas, žinai, galbūt tu teisus, kad reikia arti ir nėra ko ilsėtis, nes, nu, iš tikrųjų, galbūt reikia sukurti kažkokį pamatą, fundamentą ir aš būnu atvirai, ateina koks 25 metų, va, aš čia, žinai, ką tu žinai? Savaitgalis, koks savaitgalis? Vyniok dirbti. Ką tu padarėjai? Energijos yra, atsistatysi greit. Kai bus 50 metų, tau teks ilsėtis. Teks, nes kūnas bus nebe tas. Ar, ką tu turi? Nu ką tu turi? Aš senamiestį gyvenu, einu ten kažkokį klubelį, žinai, 22 metų tie studentai. Jie kiekvieną vakarą, alus, stovi rūko, aš galvoju, ką jūs šis, nu ko jūs ilsitės? Ir aš žinai, kaip naudoju tokį dalyką, gali savo pritaikyti.
Kaip aš nesijaučiu niekada pavargęs, niekada, aš neprisimenu, kada man būtų aš pavargau. Aš neprisimenu tokio dalyko. Fiziškai ir psichologiškai? Fiziškai niekada. Kaip duot, aš nebėgiauju krosų ten, bet aš galbūt jau neatskiriu taip, čia geras klausimas, aš taip neatskiriu, aš visumoje, žinai. Būna aišku, kad tušnis, žinai, daug labai situacijų, žinai, bet kad ten reikėtų, pažiūrėjau, aš negaliu, jeigu išvažiuoju kelionę, aš 3 dienų maksimum, ką aš galiu nieko nedaryti. Paskui man pradeda varyti, man sudėtinga, žinai, aš su to dirbu, nes reikia išmokti savaitę išbūti. Aš rimtai dirbu. Neverčiu savęs, bet aš suprantu, kad aš turiu išmokti. Tai aš užduodu tokį klausimą, jeigu sako žmogus, irgi savaitgalis, aš pavargau, taigi reikia ilsėtis, sakau, ko tu ilsėsi? Tu pavargai, kad tu plovi savo jachtą Monake, kad tu pjovi prie savo dvaro arba rūmų žolę, tu pili kūrą į savo 3 Ferrarius, pavargai nuo to, tada ilsėkis. Žmogus tada užsičiaupia, jis pagauna mintį, ašgi nepiktai visada, aš motyvuojančiai taip šneku, su prasme, sakau, ko tu pavargai? Nuo tu savo sugnisto darbą, kur tu uždirbi, kiek? 500? Tai ką, be ką mes šnekam? Kur tu esi, pas ką tu esi, aš ne psichologas, kad tai vertų man pėties man. Man nereikia, tu neteini, pas mane būna, kas asmeniai neteina, aš neteimu pinigų, nes sakau, jūs ate, aš už kavą nesumokėsiu, nes jūs netėjot, ateina, kodėl taip yra, sakau, ko tu nori? Bet vis tiek, žinot, gyventi. Sakau, ko tu nori, pasakyk, aš to pasakysiu, ką padaryti, kad tu nueitum. Sakau, tu atėjai pas, psichologai turi savo darbą, jie puikiai dirba jį. Eikite tai. Aš treneris. Todėl tas pats, jeigu jautiesi, kad pavargai, plovė jachtą, malonsparnį pylė kūrą, ten taip toliau, tada ilsėkis. Bet tu supranti, kad tu nėra ark. Iš tikrųjų ark. Tai nereikia būti, stresas, tu ir gerai, to viduje energija kyla. Tu sakai, nieko nepadariau, energijos yra, ko ilsėtis. Pranti? Ko čia, priimk save, koks esi. Aš net kaip kovoti su tinginystė, sakau, pagal Evgenijų, sakau, aš tingiu daryti, nieko nenoriu. Tai sakau, o puiku, kaip įveikti? Sakau, tingėk. Sakau, žiūrėk, metodika. Atsigulk ant sofos, nieko nenori, nieko gerai, atsigulk ant sofos, be telefono, be televizorius ir gulėk. Kiek išgulėsi? Sakau, 20 minučių. Sakau, paskui pradeda eiti noras kažką daryti taip, va. O mes kovojam, žinai, reikia nebūti, aš tinginys. Iš kur tu paimi? Visos būsenos yra idealios. Tik reikia teisingai jas interpretuoti. O mes iš kur pas tave auga? Tu turi dirbti, tu jaunas, tu vyras, tu ten privalai, tu pats save netaip griaužiai. Tu griaužiai per tą sistemą, modulių su tokia, žinai, gyvenimo modulių griaužiai. Tai kaip aš... Tai gal ir teisingai. Tai gal rimtai neturi. Neturi tokių, pavyzdžiui, 15 filialų Lietuvoje, pavyzdžiui, parduotuvių, ne, o tai ką yra ką griaužti. Ir kai tu pamatysi, kad tu daug duodi, tai tu jausi, kad jau yra toks nuovargis, tai tu ilsiesi, skraidysi ten kažkur, tai savaitį. Tai normalus dalykas, čia pas mus daug iliuzijų, žinai, pas mus taip sukurta sistema tokia, kad tu neištrūktum, jinai nėra speciali, žinai tas, nes, kaip sako, yra ten vidurinis lygis, jo nėra, yra žemas, yra aukštas. Aukštas gyvenimo, čia finansai jau visai, aukštas lygis tas, sakykim, nežinau, ne elitas čia, elito iš vis nemanau, kad yra Lietuvoje, kas turi tam tikrą požiūrį, elitas formuojasi per amžius, o ne per, kad kažkas ten, žinai, padainavo su krūtinė ir taip pačiai elitas, čia juokingagi. Tai yra ta maža plotmė, jinai gyvena iš investicijų, tai yra akcijos, nekilnojamas turtas, tai yra jų pinigai dirba jiem ir ką uždirba pinigai iš jų gyvena. Visi kiti, kas, visiems kreipiuosi žiūrovas, kas gyvenat iš to, ką uždirbot ir išleidžiat, jūs esate žemiausias lygis. Aš irgi taip pat. Pas mane nėra tokio, aišku, pas mane automatizuotos ten visokios parduotuvės, taip toliau, aš kaip galiu sakyti, aš galiu numirti, viskas tik eis, tai aš kaip jau taip gal patruputuką, bet tai nėra mano, kad aš paimu finansus, nuperku ten logistinį centrą ir tai, ką uždirba jisai, aš gyvenu. Tai yra aukščiausias lygis, mano toks draugas vienas vadina kapitalo dėžutę. Tai yra, tu turi ten dėti, jau kaip pavyzdys, jeigu apie finansus, jo yra visokios, yra pasyvios pajamos, aktyvios, stabilios, ten yra daugelis faktorių, kur reikia susikurti. Tony Robinsonas tame labai gerai, master, kaip ten, money, jo yra toksai. Tai paskaitykit visi, kas su finansais, bet principas toksai, kad matai, ir kol tu nėra, tai kada ilsėtis? Kada? Niekogi nėra, iš esmės. Naudo žmonėms sukurtas kažkokia tai vertė, toliau taip pat į gražą, kad tu gali nieko nedaryti. Žinai, kaip atskirti, ar pas tave verslas, ar pas tave darbas? Žinai? Į verslą tu turbūt gali sau leisti neateiti galbūt kiekvieną dieną. Visiškai teisingai, taip. Jeigu tu išvažiuoji mėnesį ir verslas žemyn, tai pas tave darbas. Darbas. O jeigu verslas, bent jau užsilaiko, bet išsilaikyti negali.
Nėra tokia. Yra arba degradacija, arba evoliucija. Nėra. Nes kas yra įsilaikyti? Žmonės šitą nesupranta. Sako, aš uždirbu 5 metus tą patį 1000. Tai aš tam pačiam lyginė. Infliacija, kainos. Laikas eina, tu vietos stovi. Taip, ir 1000 kad uždirbu po 5 metų, tai 800. Kainų atžvilgių. Reiškia, tu turi visą laiką augti. Žmonės aišku, kaip, tai aš visą laiką įtampui. Taip. O kaip jis procesaliai augti? Tu ketinį paėmės tą svorį, kur visą laiką, tu neauksi, laikysi tonusą, mažesnį degraduoji, o sunkesnį tu augi. Tai va čia, tokias, žinai, kaip tą pritaikai, va tas, va, yra tokie, va, kaip dėsniai, kaip tie moduliai irgi taip pat, tu jas pritaikai visom gyvenimo sferom. Pas mus yra daug tokių dalykų, kur yra, žinai, pavyzdžiui, mes ten gerinam kūną, reikia. Aš taip, žinai, žmonės visada perzina, žinai, sielas. Ten finansinį reikia, seksas. O ką seksas? O tai gerinat? O poilsio kokybė? Ta prasme, tu kaip nuvažiuoji? Ką? Tai poilsio. Ar dabar tu daugiau įsilisi ten per savaitę negu prieš 5 metus? Jūs nesuprantate. Tai tu neaugi? Toliau, ar efektyvumas tavo darbė didėja? Per valandą padarai daugiau ar ne? Irgi tas pats. Čia aišku bazinės tokie, visi tai žino, bet yra tokių, žinai, gairių, kur nežino žmonės, jie nemato, jie man atrodo, kad čia ką visi šneka, aš tik iš šono nusuku ir jie, rimtai, žinai, tai paprasti tokie dalykai, o jeigu irgi įeina į mūsų tą visą ir kol tu neužpildai savo tos, vat, ką tu privalai padaryti, tu tave neišspjauna į viršutinį lygį. Ir tai yra esmė. Būna, kad 2 draugų nepaleidi, kurias, tarkim, alų geri, taip. Ir tave neiššauna. Jo, mašina gaila, nenupirki, reikėtų kaip, neiššauni. Ten nepadarai kažkokią tiesiog, tai išmeti, kitam lygiai vėl. Ten aišku sunku, aišku, vėl ten adaptacija, žinai, vėl paskui vėl susitvarkai ir tai be galo. Čia žinau, kaip aš kai seminarus vedu apie sportą, tai sportą visada sulyginu, žinai, su kaip gerą įrankį. Daugelis galvoja mano sferoje, kad čionais sportas tai ir gyvenimas, čia yra svarbiausia, valgyti, sportuoti, viską. Taip. Sakau, palaukit, sportas tai yra įrankis, įsivaizduok, tu per 3 metus ar per 2 metus pradėjai tam, kad gerai atrodyti ir būti sveikam, pradėjai valgyti, miegoti tinkamai laiku, tinkamą valandų kiekį, sportuoti, nepraleidai sporto niekada, negėrei, nevartojai alkoholį ir taip toliau, pasiekė rezultato. Sakau, taip. Tai sakau, įsivaizduok dabar tas pats, tu dirbi įprastas vadybininkas, bet norėtum, pavyzdžiui, tapti verslo klientų arba VIP klientų vadybininku. Sakau, tą patį padaryk. Daugiau padirbėk, pasilik, kažkokią tai idėją naują pasiūlyk, ateik į kiekvieną susirinkimą, siūlyk tenais, negerk sekmadienį, pirmadienį nuo tavęs nesmirdės, sakau, tas pats yra. Taip. Įrankis? Taip. Tai sakau, blembas, jeigu vien tik tai sportuosit, tai liūdnas gyvenimas bus. Reikia visur tą taikyti. Ir kaip tu pasakei apie tą taikymą absoliučiai kiekvienoje sferoje, tai jo. Bet dėsnis tas pats. Visiškai. Ką reikia padaryti? Ta. Čia man, žinai, čia nieko naujiena aš sugalvojau, aš girdėjau Švarcnegeris taip sakė. Jis sakė, jeigu aš N metų tą patį dariau su sportu, aš dabar noriu būti geriausiu aktoriu, ką man reikia daryti? Akcentų atsikratyti, vaidybos išmokti, kažkur prasimušti. Blemba, žmogus kosmosas. Taip. Tai kur gubernatorius. Blemba. Jo, o atvažiavęs ten berniukas iš Austrijos, iš jis apie nieko sakė, aš būsiu ten... Su kažkokia tai pavardė. Jo, kad ten sunkiai ištara pas mus, kiek tarakonuoja, mano pavardė netinka, mano tas stacijos iš mažo kaimo, va čia bla. Jo, tavo irgi pavardė, ne viena iš tokių skambiausių. Taip. Kaip čia parašyti? C, čia? Jo, taip. Klausyk, ir turbūt užbaigiant pokalbį, mes nuo ko pradėjom ir turbūt tu paklausai, kada esi laimingiausias. Tai dabar esu laimingas, nes žinau, kad nauda yra sukurta, pats gavau žiauriai visko daug, tai dabar esu laimingas. Ačiū tau, kad atvykai, tikiuosi nuvažiuosi į JAV, pasisemsi ten idėjų, atsipalaiduosi, nors daugiau 3 dienų turbūt negalėsi. Susitiksim po metų, aptarsim kažką naujo, minimum po metų. Taip, gerai. Ačiū už kvietimą. Bus smagu tikrai pašnekėti, tikrai prasmingai praleidom laiką. Šeštadieniais. Jo, nereikia kažkur gertalų, galim čia sėdėti, augti, tai yra smagu. Todėl taip, parvešiu, pasidalinsiu, matykite mano kanalą, visi žiūrovai galite pažiūrėti. Taip. Super, ačiū. Bet žinai, ir dar palikai, kai vis tą palieka pašnekovai, tokį tarsi maistas smegenims. Pokalbis pasibaigė jo. Ir po to dabar prasidės. Važiuojant kur nors bus tyla su žmona, galvosi. Ten, pavyzdžiui, sportuodamas ilsiesi minutę, pagalvosi. Nueisi miegoti, dabar jau pagalvosi. Ir tas tai gali tęstis ilgai, žinai. Taip. Aš manau, bet tiesiog... Kol suvirškini viską, po to montuosiu dar kartą pažiūrėsi. Taip. Teisinga, labai gerai. Jo, aš irgi, čia ir metodika tokia, žinai, kad tu kai žiūri video, tu žiūri iki to momento, kai tave užkabina. Tada sustabdai ir nežiūri. Žinai šitą? Žinai, būna man taip,
Vat klausysi, pavyzdžiui, kokį nors podcastą dar kažko klausysi ir žiauriai gerai sustabdai ir toks minutė. Taip. Pasitenkinimas, blemba gerai. Transformacija vyksta, pradeda generuotis naujas srautai energijos ir tu jau tik kaifą, nes tu gyveni. Nes kai depresija, depresija neturėjimas energijos ir tu... Viskas. Tai va čia reikia sustoti, neįti, o daug būna, kad čia vėliau, fainai, bet čia vėliau. Ne, viskas. Dabar viskas. Reikia. Užtenka gyvenat, su to gyvenat, vyksta transformacija, viduje viskas vaikšto, paskui taip žinus ramini. Gerai, einu toliau pažiūrėti. Čia yra irgi metodika, aš irgi taip darau. Ir būna kartais, aišku, būna 3-4 dienas, žiūriu, skaitau ir nieko neįvyksta. Ir aš tada, o taip būna, kad wow. Vakar. Bet koks pasitenkinimas? Nerealiai. Vakar su Galickiu žiūrėjau interviu ten daug. Jisai nuo nulio iš Krasnodaro paprastos, bet pas jį yra 16 000 parduotuvių pastatė Rusijoje. 16 000, nuo nulio. Kuo jis prekiauja? Maistu? Jo, maistu, pas jį yra magnitas, tai yra kaip Maxima iki, bet kadangi mastas toksai, jau 12-13 milijardų, nuo nulio iš viso, ant kiek jisai paprastas, ant kiek jisai adekvatus, ant kiek jisai ten, žinai, padeda, ant kiek jisai, kosmosas, rusiškai aišku šneka, bet tiesiog ant kosmosas, ant kiek jisai ten tiesiog totaliai mąstymas iš vis kitoks. Visiškai kitoks. Net tie visi oligarchai, žinai, kažkur pataikė, kažkokio lobizmų siemė, kažkur prasuko, jie neuždirbo tų pinigų. Sako, jie nepraėjo tą skausmą. Čia kaip mes kalbėjom pradžioje, kad kažkas ten sukūrė versliuką, kažką dar, pavyko, jis jau mokina žmonės, jis nepraėjo nei tau, skausmą praeiti visą, žinai. Ir jiems sako, pas tavę, atims biznį, atiminė, tegul atimo, kas, biznis nepratuvės, aš sukursiu, ką jie sukurs, ką jie sukurs, sako, tai jie nemoka, ką jie atims, taigi aš darau, sako, aš esu, suprantate, tai va. Čia kaip kažkada man prieš metus, man atrodo, norėjo nupirkti mano, žinai, puslapį. Aš jums sakau, ir kas iš to pavadinimo gausit, kas iš to? Netgi veidas bus kitoks, ką jūs duosit, žinai. Taip. Ir kaip partnerica reikia, žinai, kaip sako, partneris tapti. Jeigu žmonės suinteresuoti, geriau partnerystė, žinai. Sudėtinga, aišku, pas mus, nes žmogiškų faktorių daug. Dėl to dažniausiai mes dirbam, žinai, individualiai. Nes, pavyzdžiui, kiek kartų aš norėdavau visus gūrus sukviesti. Lietuvos, žinai, nebuvau padaręs tokį gyvenimo konsultantas LT, ten, kur visiems skatinti, kad be šansų. Matyt, žmonės, žinai, aš galvoju, žinai, galbūt, žmonės egoistai ar kažkas, bet matyt, mes visų gūrų tikim savim, ką mes darom. Ir bijom labai, kad mes darom blogai. Ir mes bijom kitų stiprių gūrų, kurie pasakys, kad, čia total bullshitas, kur tu eini net tenai ir, ką daryti. Ir matyt, baimė yra tokia. Aš, aišku, savo jau senai išmokinęs, kad aš bet ką galiu pakeisti. Man kaip sako, Dievas nusileistų, sakytų, uždaryk viską, viskas tai yra, ačiū, padaryti, duok kitam, varai kažkur kitur, aš sakyčiau, be problemų. Bet čia labai stipriai, man kaip aš tą suvokiu, kad taip gali būti. Kažkokį mėnesį, žinai, transformacija vyko, nes tai, žinai, tu daug metų ėjai prie to darėjai, tai yra didžiulė vertė, dabar viską tai mesti, aš labai atsakomybę jaučiu didelę už žmonės, didžiulę, žinai, apsiėmė tą, ją reikia irgi tai viena iš bazinių dalykų, apsiimti daug atsakomybės. Tai ir man dabar ir aš transformavau ir paskui supratau, kad mane tai pirmas dalykas keičia daryti tai, kad be manęs veiktų. Žinai, jeigu aš jaučiu vertę, žinai, aš ten buvau, tai ką vesiu visą dieną pamokas, žinai, primityviai. Aš tada automatizuoju, pas mane įrašai, pas mane ten mokiau, iškart transformacija, žinai. Ir sukūriu dabar ką, gerai, atiduos, tai gerai, tai gali tęstis, jau kažką palikai. Ir ten yra daug testų, ir aš šiaip rekomenduočiau, turbūt nežinau, mano kursą praeiti, nes tikrai nulaužytų, bet pasipajus, kada norėsi. Dabar tu daug informacijos gauni, dar tau gauti ten, o aš ten tiek šneku, ten kosmosas. Kem 8 valandas, va tokio intensyvo, su kuo ką daryti, žmonės po 3 paras nemiega. Nes ten visiškai kitokia koncepcija, aš viską daiko čišniuku ir klausau ir jiem logiškai. Jau taip sėdi, supranti ir sako, man normaliai, aš 3 paras nemiegu, sako, aš galvoju, sako, tai kaip aš gyvenau. Tiesiog, yra, kaip, žinai, dėl ko tai vyksta. O aš, paprastai, sakau, ateikite į eterį, man, pas mane visada yra, žinai, ateikite, kad aš neteisus, aš pripažinsiu, kad aš neteisus. Bet aš tai giliai analizavęs, aš tiek daug padaręs, kad, tiesiog tai yra, logika, žinai, paprasta. Kaip, žinai, žalias šviesoforas, galima eiti, raudonas ne. Kas įtikins, kad yra kitaip? Tai žinai, kaip logika, tokia dieviška. Tu aišku, per raudoną gali bėgti ten, primanipuliuoti, gali tai bėgsiu, gal naktį. Nereikia to. Bet žalias, raudonas, paprasta. Todėl, jeigu norėsi, praeisi, ten yra vienas toks testas, pavyzdžiui, ten yra, kas tave motyvuoja. Ateitis, dabartis ar praeitis. Tai yra koks tu žmogus. Nes mes skirtingi tipai, pas mūsų psichotipai, sakykime, jo, vektoriniai visokie yra dalykai tokie, bet ten labai sudėtinga, aš labai primityviai duodu, paprastai, aš mėgstu paprastai labai. Yra žmonės, kurie čia ir dabar gyvena. Jų yra tokia prigimtis. Ir dažniausiai jie supa netokie. Ir jis sako, svajok, siek, o jis dabar, diena praėjo, o taip. Ir normalu, tai jis dabartistas.
Bet aišku, ten yra kriterijai, rezultatas, taip toliau, ne tai, kad pramerdėjau. Kitas yra vizionierius, tarkim, jam tik ateitys. Jam uždara ateitį, jam depresija. O žodžiu, aš esu ateitysas, man tik tai taip. Man jeigu uždaro, nieko. Čia dabar pas mane šiek tiek, man smagu va dabar, bet sakau, va aš išeisiu ir po valandos pamiršiu, nepyk. Tiesiog aš ant tiek, kad pas mane, aš savo knygą neskaičiau ne kartą, aš video savo niekada dar nežiūrėjau, ką rašinėjau, aš tiesiog padariau ir okei, davai. Mano ten komanda, važiuoja merginos, ar kaip fainai buvo, renginys, ten pas mus 200 žmonių. Aš bandau pajusti, žinai, aš nejaučiu, bet man jeigu tik į ateitį, pas mane iš karto, ir aš pažiūrėjau, kad psichotipai yra skirtingi. O mes nesuprantam savęs, mes bandom save kišti į tokią veiklą, darbą, kur reikia čia dabar būti. Tu depresija. Arba būti tai, kad, po mūsų lygs, pavyzdžiui, kažkas. Man šis dzinkas lygs po manęs. Realiai, man, kaip, o kitam labai svarbu, paminklas jam ten, jo. Nobelio premija jį tai motyvuoja ir jis daro dėl to, nes jis gauna iš ten energijos. Žinai, irgi, šitą apie save, žinai, šitą ir tokių dar 100 dalykų. Kiti, pavyzdžiui, žinai, kad nežino net jie vyras ar moteris. Jam patinka vyrai ir moteris, pavyzdžiui, jie net nežino šitas. Vaizduoju, atrodo kūną, apčiupinėti gali save pažiūrėti. O jis sako, nežinau dar. Yra toks primityvus suvokimas savęs. Pavyzdžiui, tu abejoji, tu vyras ar moteris. Ne, o tau šitas aišku, man irgi. Toliau daugybė tūkstančių yra dalykų, kur neaišku. Mes juos analizuojam. Taip pat iš kokio kito lygio kažkas žiūri, pavyzdžiui, mūsų sako, o Dieve, jie galėtų tiek padaryti. Ką čia sėdi kažkur tai? Jo, pagauni mintį. Sėdi iki pardai. Taip. Ten kažkokiam čia, kodėl jie ne ten New Yorko, ten kur nors ten, arba ten Los Andželė, arba Tokijo, arba ten kur nors, arba ne konferencija, arba ne kažkokia tai dar, taip toliau. Žinai, žiūrim, ir mes į kitų žiūrim, ką tu dabar čia tą, davai, ką tu dabar galvas kuli po kokios ten klubo išėjęs, dabar guli draugas kryžium, taigi gali daugiau, suprantate. Nes dabar tokį draugą turiu. Nemokinu jį nieko, bet jis su manim būna visą laiką. Ir aš noriu pažiūrėti, kaip veikia tas buvimas, kad mano mąstymas taip toliau. Tai pirmą 2 mėnesį buvo žiauriai sunku ir man irgi sunku, nes jisai visur ginčiasi ir taip toliau. Bet po 2 mėnesių pasivyko lūžis. Ir prieš 6 mėnesius pasiekė tokį lygį, kad jisai suprato, ką jis nori daryti. Jis dabar kūrė savo įmonę, ten perka Mersą, ten už 2 daugiau negu buvo. Jau jisai nutarė, tiesiog aš nieko nesakau. Ir jisai taip eina, reiškia, aplinka svarbu. Nors man patinka tyrinėti, žinai, tą dalyką. Jis mąsto, iš pradžių jis atėjo žiūrėjo, nesąmonė, ką tu darai, tu čia fainai, tai čia, žinai, pudrini žmonės smegenys ir toliau. O dabar jisai pats tap konsultantų savo specialybės, jis ten didelė įmonė dirba ir sako, kodėl aš dirbu jiem. Taip. Kada man dar ten aš noriu augti, ten direktorius sėdi ten, žinai, ir jis jam patogus, bijo kėdę prarasti, sako, man neduoda, o jis ką, vaikų neturi, nieko neturi, 30 metų, žinai, ką jis visko nori. Tai ką man, aš tik sakau, tu galvok, tada tai sako, klausyk, gal man, įmonė, o ta. Tai jau po 6 mėnesių sako, klausyk, jo, ačiū tau, žinai, sako, jo, sako, reikia. Dabar sako, aš kitus draugus savo tempiu, žinai, kažkas ten iš Kauno, iš kažkur dar, davai, tu galėjau motyvuoju juos, suprato, kaip veikia. Tu motyvuok, daryk tai žmonėms reikia, būtinai, tą rekomenduoju daryti, nes yra svarbu, tokių žmonių daugėja, bet jų visada bus mažai, visada mažai. Visada mažai coachų, visada mažai trenerių, mokytojų, visada mažai, jūs negana, visada, nes to reikia žmonijai. Tai va, все, ačiū.